Labai malonu Jūs pasveikinti Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje. Labai malonu matyti tuos veidus, kurie tikrai tapo dažni svečiai čia pas mus. Renginių daug įvairių. Ir šiandieną vienas iš tokių turbūt išskirtinių renginių. Lietuvos muzikos pasaulyje gerai žinoma berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas. Skirtingas kartas jungia bendra būsena, buvimas ąžuoliukais. Dažnai pabrėžiama, kad į šią sąvoką telpa ne tik muzikavimas, repeticijos, koncertai, choro veikla peržengia tradicinio muzikinio lavinimo ribas. Ąžuoliukas tai ne vien dainavimas ir muzika, tai bendravimo būdas ir gyvenimo mokykla. Tokio kelio pradžią chorui nutiesė maestro Hermanas Perelšteinas, kurį knygoje Šefas aprašo mūsų šio vakaro svečias, Ąžuoliukas nuo 1977-ųjų, vėliau tapęs profesionaliu žurnalistu ir vertėju, taip pat rašytoju, parašiusiu knygą Mes iš Ąžuoliuko vieno choro istorijos, kurią galite pavartyti ir čia, ir įsigyti. Darius Krasauskas. Kartu su juo apie legendinį reprezentacinio Lietuvos muzikos kolektyvo įkūrėją ir ilgametį vadovą kalbėsis taip pat Ąžuoliukas, o šiandien vienu žymiausių Lietuvos operos solistų laikomas auksinis scenos kryžių laureatas, tenoras Rafailas Karpis. Knyga apie Hermaną Perelšteiną išleista prieš kelis metus, bet ją prisiminti ir būtent dabar pristatyti nutarėme dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, birželio 7 dieną minėjome Hermano Perelšteino 102 gimimo metinės. Na, o birželio mėnesį yra dar viena data, palikusi Perelšteino gyvenime ypatingai ryškią žymę. Tai birželio 14. Tai Lietuvoje diena, kai minime nacionalinę gedulo ir vilties dieną. Tądien pasiturinčios šeimos atžala, 18-metis Hermanas kartu su tėvais ištremiamas į Sibirą, kur praleidžia 15 metų. Ir į nualintą pokario Lietuvą iš čia sugrįžta būdamas 33. 1941 metų birželio 14 Sovietų Sąjunga pradėjo masinius trėmimus iš Lietuvos. Per pirmąją trėmimų bangą į tolimus Sibiro regionus buvo ištremta daugiau kaip 17 000 vyrų, moterų, vaikų, senelių, inteligentijos ir politinių lyderių. Tarp jų 2670 žydų kilmės asmenų. Vėliau vykdytų trėmimo metu skaičiai išaugo iki 100 000. Šią savaitę čia bibliotekoje vykstančiuose renginiuose prisimename ir pagerbiame sovietinės okupacijos aukas bei tremtyje žuvusius Lietuvos gyventojus. Pirmadienį vertėjos Dalija Apšteinaitė ir Regina Kopilevič, kuri yra šiandien tarp mūsų, kartu su profesorė daktarė Violeta Davoliūtė mums pasakoja apie knygos Iš Lietuvos į Izraelį per Sibirą herojų ir autorių Šmarjahu Pastopecki. O šiandien mūsų dėmesys nukrypsta į dar vieną tremtinį, Hermaną Perelšteiną. Taigi jo asmenybės portretas knygoje Šefas. Na ir pasveikinkime Darių Krasauską ir Rafailą Karpį. Aš gal pradėsiu tada. Iš karto prisipažinsiu, kad su Rafailu mes, kadangi esame geri draugai, tai mes tiesiog pabandysim paimprovizuoti. Nieko mes ypatingai nesiruošiam, iš vis nesiruošiam. Net ne ypatingai, o iš vis nesiruošiam. Tai ir publika, jeigu tik koks klausimas kils, gal tada įsivaizduokim, kad visi esam tam tikram tokiam kaip koliokviume ar neįpareigojančiai paskaitoj, kur tiesiog drąsiai užduokit klausimą ir padiskutuosim, man atrodo, kad tai bus dar įdomiau. O kadangi pradėta Lianos, visų pirma, ačiū jai už kvietimą, ir kadangi jos pradėta tema apie tremtį, tai man irgi ši Perelšteino gyvenimo dalis buvo ypatingai svarbi ir dėl to, kad tai yra 15 metų. Žmogaus gyvenimo tarpsnis ilgas, labai ilgas. Ir dėl to, kad tai yra labai žiaurus gyvenimo tarpsnis, bet ir tuo pačiu, kaip nebūtų keista, padėjęs susiformuoti Hermanui Perelšteinui kaip būsimam muzikantui,
būtent tremty jisai nusprendė, kad bus ne medikas, ką planavo paauglystėje ir labai rimtai planavo, dėl to, kad net ir buvo pradėjęs studijuoti ir baigė vieną medicinos kursą Kaune. Bet tremtyje suprato, kad jisai nori būti chorvedžiu, nori būti muziku. Va, ir tas skyrius iš tikrųjų, jeigu aš neklystu, tai yra pats didžiausias visoje knygoje, dėl to, kad man rūpėjo pateikti kaip manoma daugiau detalių, ypač tai kartai, kuri yra dar gerokai jaunesnė už mane. Dėl to, kad aš pats prisipažinsiu, neturėjau ryškesnio suvokimo, kas ta tremtis, iki pradėdamas gilintis būtent šiai knygai. Ir po truputėlį, kai pradėjo vertis, tie košmarai, kitaip nepavadinsi, tai tiesiog aš supratau, kad aš pats labai daug gavau, aš pats visai kitaip daug paprasčiau tą tarpsnį įsivaizdavau ir daugiau galbūt per skaičius, kad 10 000 ištremta, 10 000 mirė, negrįžo į Lietuvą, dalis grįžo, kad visiems buvo sunku, labai sunku, neturėjo valgyti, bet tai čia tokie kaip ir labai baziniai ir iš esmės nieko nesakantis dalykai, bet kai randi detalių, tų detalių radau daug ir visas jas stengiausi sudėti į šitą knygą, į tą skyrių konkrečiai. Tai, ta žaizda, arba kaip čia ją pavadinti, tiesiog gerokai gilėja. Va, ir taip stengiausi tokiu principu elgtis su visais skyriais, su visomis temomis, nuo pat vaikystės. Tiesa, knyga sąmoningai pradedama ne nuo vaikystės, nes mane labai erzina tos biografijos, kurios prasideda nuo saulėtų pievų, kuriomis lakstė jis arba ji. Ir po to išvažiavo į miestą ir ten pradėjo mokytis ir studijuoti ir panašiai. Tai ne, tik šitą knygą prasideda kitaip. Ir apskritai aš stengiausi vengti visų tų štampų, kurie man patys yra visą laiką nepriimtini skaitant biografijas, o aš jų skaičiau ir lietuviškai, ir nelietuviškai tikrai labai nemažai. Tai tiesiog dariau darbą taip, kaip man atrodė įdomu ir visą laiką laikausi rašydamas tekstus to principo, kad jeigu man bus įdomu rašyti, tai skaitytojui tikėtina bus įdomu skaityti. O įdomu, tada iš karto pereinu. Ar Rafailui buvo įdomu skaityti? Man skaityti buvo labai įdomu. Aš iš tikrųjų labai apsidžiaugiau dar, kai Darius pristatinėjo pirmąją knygą Mes iš ąžuoliuko. Jau buvo kažkokių labai kai kurių pasipiktinusių žmonių, kodėl taip mažai yra skirta dėmesio Hermanui Perelšteinui. Buvo tokių aršių kritikų, kuriems netgi sakiau, palaukit truputėlį, apie tai bus atskira knyga. Ir manau, kad tie aršus kritikai dabar šiuo metu tiesiog garsiai sako, iš tiesų kokia nuostabi ir graži knyga, iš tikrųjų taip yra protingiau parašyti atskirą knygą būtent apie Hermaną Perelšteiną, nes jisai yra vertas atskirą darbo. Prieš tai kažkada yra išleista Vytauto Jakilaičio knyga 3 ištrėmimai ir gyvenimo prasmė. Jinai išties yra tokia įdomi iš pašnekesių autoriaus su pačiu Hermanu Perelšteinu ir su jo mokiniais, tačiau Darius ėmėsi tokio analitinio darbo ir iš tikrųjų ypatingai kruopščiai išanalizavo žmonių gyvenimą ir buitį tremtyje bei paties Hermano Perelšteino bylą. Tas mane labai taip jautriai palėtė. Ypatingai jautru buvo taip pat skaityti paskutinius laiškus, kuriuos jis rašė ąžuoliukams prieš išvykdamas, tada suvokti chronologiškai, kokia sėkmė ąžuoliuko buvo, kaip chronologiškai viskas prasidėjo nuo pirmųjų koncertų, kuriuose iš tikrųjų yra labai įdomių detalių, netgi pirmasis choro pavadinimas, kuris skambėjo labai įdomiai, bet po to prie to prieisim, nes man Dariau, pavyzdžiui, skirtingai negu tau, vaikystė visuomet labai atrodo svarbi ir labai įdomi. Ir man atrodo, kad šitoj vietoje yra svarbu pabrėžti turbūt, kur ir kokiom aplinkybėm ta vaikystė vyko, nes tai buvo turbūt toksai valstybės kūrimasis, tarpukario Kaunas. Ir kiek aš suprantu ir iš knygos, kad kurti
valstybingumą, pilietiškumą ir tam tikrą žydų integraciją į Lietuvos valstybę buvo pakankamai svarbu Hermano Perelšteino tėvams. Ir grįžtant prie tėvų, gal tu galėtum šiek tiek nupasakot, nes beje pirmas Dariaus klausimas, kurį jis man uždavė, kai rašė knygą, jis sako, Rūsy grafikai. Mokiniai visą laiką į šefą kreipdavosi German Godovič. Sako, ar gali būti taip, kad vardą Gecel kas nors šifruotų kaip Goda? Mes to niekad niekur nesuradom. Bet aš, pavyzdžiui, sakiau, Dariau, gali būti, kad tai neturi nieko bendro, nes, pavyzdžiui, mano senelį, kuris buvo Nachemija, o kurio tėvas buvo Mordechajus, vadindavo Naumu Markovič. Tai aš galvoju, kad German Godovič irgi buvo turbūt taip nesusiję, bet Sovietų taip. Nebuvo taip. Nebuvo Gidalija, mes žinom tiksliai vardus ir pavardes. Konkrečiai galiu paaiškinti, kaip čia viskas buvo. Važiuojant į tremtį, dar iki, tiksliau, išlipus Beiske, tai yra Altajaus sritis, reiškia, visų prašė prisistatyti, nes visus reikėjo suregistruoti. Ir daugumas tremtinių tiesiog neturėjo pasų, jokių kitų dokumentų, arba jie buvo dar anksčiau atimti. Nu, žodžiu, žmonės kaip stovi, tai Perelšteino mintis buvo tokia, dabar man 18, jeigu aš pasisakau, kad aš bandau atkurti jo mintis, bet panašiai, kad taip ir buvo. Jeigu aš dabar pasisakau, kad man 18, jau prasidėjęs karas, reiškia, mane tuoj pat mobilizuoja ir aš išeinu kariauti. Tada aš pasisakau, kad man metais yra mažiau, o kad niekas nesusektų, aš dar ir tėvo vardą pakeičiu. Ir dar savo antro vardą nesakau. Tai taip iš Gecelio tapo Goda ir taip, nes man į smegenys augė, kad Ąžuoliuke visi vyresnieji jį kreipdavosi German Godovič, rusiška maniera. Reiškia, ir kodėl, ir Rafikas teisingai sako, kame reikalas, kaip Gecelis galėjo, o tėvas yra Gecelis Perelšteinas. Tai gal šiek tiek apie tėvus, nes turbūt man atrodo, kad tėvai ir lėmė tai, kad jis gavo nuostabų puikų išsilavinimą. Ir plus tėvai, kiek aš suprantu, kad tėvas buvo vienas iš žydų gimnazijos su dėstomąja lietuvių kalba steigėjų. Tai šiek tiek daugiau apie tėvus gal tu galėtum pasakoti. Tai man irgi šitas faktas labai, kaip sakyt, smagiai prie širdies prilipo, kad žmogus žydas staiga Kaune sugalvoja, reiškia, kartu su kolegomis steigti ne vien žydam, bet ir sąlyginai Lietuvai, galbūt per garsiai pasakyta, bet jeigu tai yra žydų gimnazija su lietuvių dėstomąja kalba, tai natūralu, kad tu orientuojasi į visą Lietuvą. Ir va čia Rafikas, kur prieš tai sakė, kad reiškia tokia liktai intencija prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimosi, prie tam tikrų normų formavimuose. Tai kas gali būti geriau, jeigu ne mokykla, kurioje ugdomas, reiškia, nuo mažų laikų, nuo mažų metų žmogus. Tai galėjo sau leisti, ta prasme, kad jisai buvo pakankamai rimtas verslininkas ir turėjo, aišku, pakankamai rimtų verslininkų draugų ir kolegų. Tai kartu su jais, aš nesidomėjau konkrečiai, kas ten buvo dalininkai ir kaip ten jie kūrė, nes tai truputėlį gal šalutinė temutė. Atsiprašau, pertausiu iš dar tokių garsių žmonių, kurie mokėsi draugės su Hermanu Perelšteinu. Mes būtinai turim paminėti Ireną Veisaitę ir jos tėvas Izidorius Vaisas, manau, buvo vienas iš tų, kas draugės su Hermano Perelšteino tėvu Geceliu kūrė tą mokyklą. Tai aš prie Irenos Veisaitės, amžinatilsio, aš prie jos būtinai prieisiu, dėl to, kad man pačiam su jie teko dar, ačiū Dievui, pabendrauti. Ir labai netrumpai, mes tikrai 2 valandas gal ilgiau šnekėjomės pas ją namuose. Tai reiškia, tai tėtis, jeigu porą sakinių, tai buvo rimtas verslininkas, turėjo įmonę, kuri vadinasi Rusų siūlai, ar Rusų siūlas, Rusų siūlai. Jisai pirkdavo Rusijoje siūlus ir parduodavo čia Lietuvoje siuvimo pramonės įmonėms. O mama buvo taip, kaip mes dabar vadintumėm namų šeimininkė. Bet tai liktai tas žodžių junginys dabar skamba taip truputėlį, taip buitiškai ir vos nepaniekinamai, bet tai buvo labai išsilavinusi
nuolat skaičiusi, nuolat besidomėjusi viskuo, pradedant nuo muzikos, baigiant literatūra ir kitom mokslo netgi sritim. Reiškia moteris, kuri, kartu su tėčiu ir buvo tas intelektinis, kaip čia sakyti, variklis šeimoje. Tiesa, apie ją labai nedaug informacijos dėja yra. Patikimos labai nedaug, bet iš to, kiek yra, tai galima spręsti tai, ką aš pasakiau dabar. O kaip muzika atsirado Perelšteino gyvenime? Muzika atsirado labai natūraliai, nes jų tėvai, reiškia, užsisakė, aš dabar nebeprisimenu, ar Bechstein, ar bet kažkokį labai rimtą, ar netgi... Gal ir Steinvėjus. Reiškia, specialiai kabinetinį dar ten su visokiausiais išraižymais, reiškia, specialaus užsakymo, vos net ten barokinio to korpuso ir panašiai, ale barokinio. Tai fortepijoną tai buvo konkrečiai Hermanui Perelšteinui, nes jisai, privalėjo skambinti fortepijonu. Ir kaip rašau knygoje, reiškia, ir kaip jisai pats sako, kad 13 metų, kai įstojo į konservatoriją, tai daugam pasakius šitą frazę, lyg tai atrodo, kad gal čia klaida, bet Perelšteinas ir pats sako, ne, tais laikais priimdavo ir 13 priimdavo, reiškia, į pirmą kursą, 13 būdamas Perelšteinas, tai įstojo Kaune į konservatoriją, į fortepijoną. Tai taip ir atsiranda ta muzika, jisai plus turėjo labai gerą balsą ir dabar mes čia prieiname prie gerbiamos Irenos Veisaitės. Aš pas ją ėjau interviu, žinodamas, kad jinai tikrai pažinojo Perelšteiną, nes aš turėjau vieną nuotrauką, kurioje jinai užfiksuota. Vaikas, aišku, ir Perelšteinas, aišku, kad vaikas prie stalo stovykloje, vaikų stovykloje Birštone. Metai kokie 35-36, aš atmintinai neprisimenu, bet maždaug. Maždaug. Ir aš ateinu, mes labai mielai kalbamės ir tai be kita ko, reiškia, pasakiusi, kad jie šeimom draugavo, o man jau, reiškia, nuostabu, kad dar ir detalių, koks automobilis, kokį jinai prisimena, reiškia, kad Perelšteinai automobilį turėjo, kas tais laikais visai jau ten retenybė buvo Kaune. Ir jinai sako, o beje, aš girdėjau, kaip Perelšteinas dainuoja, nes aš turėjau jo plokštelę, reiškia, vinilinę. O aš tos vinilinės plokštelės jau buvau mėginęs ieškoti Rygoj, nes tikrai žinojau, kad jinai leista Rygoj, bet tenykštis, toks guru vinilinių įrašų žmogus, sako, aš perverčiau visus tų metų, 38 arba 7 turėjo būti visus katalogus, tikrai tarp jų nėra, bet būdavo privatus užsakymai, galbūt privačių užsakymų leista, bet šiaip ir taip ta plokštelė yra dingus per karą, aiškiai, ar išsilydė, ar tiesiog nėra jos fiziškai gyvos. O Irena Veisaitė man ir sako, o ašgi girdėjau ir aš ne vieną kartą klausiau ir aš prisimenu tą balsą, reiškia, tą aukštą, gražų, stiprų, reiškia, diskantą. Ir man buvo toks atradimas, ta prasme, kad, aš turiu to įvykio liudininkę, nes toji plokštelė, Žuliuke, tai tikrai buvo tapusi tam tikra legenda ir kai kurie žmonės netgi leisdavo savo, reiškia, šnekėti taip, lyg tai jie patys būtų girdėję. Tu žinok, čia Perelšteino, tai toks balsas buvo. Aš taip nutyliu, ta prasme, gerai, aš žinau, kad tu žmogau, taigi negirdėjai, koks tas balsas iš tikrųjų buvo, o Irena Veisaitė, kuri girdėjo tą balsą, tai jinai man ir patvirtino, kad iš tikrųjų buvo labai gražu. Jinai apie tą plokštelę netgi yra pasakojus savo memuaruose, savo knygoje. Jinai mini, kad Haris Perelšteinas buvo visuomet mokyklos pažiba, mokyklos dendis, jis buvo įrašęs nuostabiausią, aprašydama mokyklą. Jinai rašo, kad jisai turėjo nuostabiausią diskantą ir turėjo tą plokštelę. Ta plokštelė tikrai yra tokia legenda. Beje, dėl stovyklų. Aš tą nuotrauką, apie kurią pasakojo Darius, taip pat aptikau archyve, kai rinkomės įvairias nuotraukas, kurios galėtų būti kaip kompaktinės plokštelės viršelio dalis. Ir aš pamačiau nuotrauką ir aš nustėrau, nes pamačiau vienoje nuotraukoje vaikystėje vaikus sėdinčius ir du iš jų aš puikiai žinojau, tai Irena Veisaitė ir Hermanas Perelšteinas ir vaikų stovykla Birštone ir kažkodėl tuo metu aš pagalvojau, kad galbūt iš ten buvo viena nuotrauka, kurie prie stalo ir viena nuotrauka, kurie rengia kažkokį vaidinimą.
Ir man tada į galvą iš karto šovė tai, kad galbūt iš ten ir atėjo šaknys tų tradicijų, stovyklų tradicijų, kurios mūsų ąžuoliukų yra turbūt vienas didžiausių mūsų jungiančių dalykų. Tikriausiai gali būti taip, kad stovyklos idėja atėjo šefui dar iš vaikystės, nes pats tokiuose dalyvavo. Taip, aš nežinau, neturiu įrodymų, bet neabejotinai pagal tas nuotraukas, kurios jisai užfiksuotas, tikrai galima įsivaizduoti, kad būtent jo paties vaikystės prisiminimai, paskui jam jau suaugus ir turint ąžuoliuką ir organizuojant ąžuoliukui stovyklas, persitransformavo ir būtent jisai savo vaikystę remdamasis, reiškia, inicijuodavo tas šventės, pasakų šventė, humoro vakaras ir panašiai. O Rafailas dabar prieina prie to tokio, prie tokio archyvinių dalykų. Man nuostabu, kaip kartais atsiveria visai netikėtai duris. Tai dvi istorijos archyvai susijusias. Viena Vilniuje, aš tiesiog eilinį kartą ateinu į tą archyvą, bet pirmą kartą į tą skyrių, kuriame yra vaizdo medžiaga. Ir aš kadangi ten nieko nepažįstu, nes tame konkrečiai padalinyje esu pirmą kartą, sakau taip ir taip, aš toks ir toks, reiškia, renku informaciją knygai apie Hermaną Perelšteiną. Ir moteris, natūralu, pirmą kartą mane matydama, tiesiog žiūri tokiu, nieko nereiškiančiu šaltoku žvilgsniu, bet kai aš pasakau Hermaną Perelšteiną iš tuos du žodžius, veidas iš karto pasikeičia, ta prasme, jame iš karto atsiranda šypsena, šiluma ir jinai viską, bet tikrąją to žodžio prasme, viską meta į šalį, nustumia. Taip, žodžiu, ko reikia? Aha, va čia einam prie kompiuterio, čia va šitas, nes mano mama, jinai dirbo ąžuoliuke budėtoje. Ne mokytoje, ne ką, budėtoje. Ir man toks, nieko savo, ta prasme, tikrai tas atvejis, kai vardas ar pavardė atidaro duris. O kitas buvo susijęs, Kaune, lygiai su ta pačia nuotrauka, ten kelios nuotraukos yra iš kostiumuoto Perelšteino ir jo kolegų stovykloje. Tai aš pabuvau porą ar trejetą kartų Kaune archyve, man vėlgi ten labai maloniai moteris pateikė viską, kas tik tai galėjo būti man įdomu. Ir apie Perelšteino verslus tėvo, ir apie Perelšteino sūnaus Hermano mokslus, studijas ir panašiai, kiek jau tenais buvo, ir pasų kopijas ir panašiai, žodžiu. Ir paskui praėjo, aš nežinau, gal kiek metai. Ir toji moteris man skambina ir sako, žinot, pas mane buvo atėjęs žmogus, reiškia, jis yra, aš dabar nebeprisimenu, ar britas, ar amerikietis, bet ne lietuvis. Jisai turi tokį savo projektą susikūręs, reiškia, renka litvakų nuotraukas. Ir litvakų fotografų nuotraukas, ir litvakų žmonių nuotraukas. Ir tas žmogus sako, paskui mes jau su juo susisiekėm, ir jis sako, aš čia turiu tokį iš Kauno geto, reiškia, išgelbėtą albumą. Galbūt, sako, aš turiu įtarimą, kad galbūt čia toks žmogus, jisai, lyg tai vaikystėje, galbūt panašus, reiškia, į Perelšteiną, tai jūs, sako, pasižiūrėkit. Na, aš pasižiūriu ir aš gaunu, man aukso vertės, reiškia, kelis, 4, 5, 6, nebeprisimenu kadrus. Aš, aišku, susitariu dėl leidimo jos naudoti knygoje ir tai ta prasme taip įdomiai, kad vėlgi toji archyvarė, juk pro jos akis, pro jos rankas praeina šimtai ten tų tokių žmonių kaip aš, bet kadangi tai buvo Perelšteinas, tai jinai mane prisiminė. Matyti, jeigu būtų ten koks nors Darius Krasauskas, tai nebūtų prisiminus ir, tai žodžiu. Jo, aš iš tikrųjų turbūt įsivaizduoju, apie ką tu šneki, toksai Scofield jo pavardė yra, jisai rinko įvairias nuotraukas ir jisai tiesiog jam į rankas pateko šūsnis nuotraukų išlikusių gete. Ir vienoje iš tų nuotraukų buvo vienas iš tų nuotraukų buvo tos, apie kurias tu šnekėjai. Labai įdomu iš tikrųjų, kad Hermanas Perelšteinas jau 13 metų įstojo į konservatoriją, vadinasi, tai nėra kaip dabar aukštoji mokykla. Konservatorijai tu galėjai mokytis besimokydamas viduriniai mokyklai ir tai galėjo būti greta vystinis išsilavinimas. Ar jisai baigė konservatoriją iki mokslo pabaigos? Ar... Geras klausimas.
Man atrodo, kad ne, dėl to, kad jisai įstojo 40 metais į mediciną ir tada jau tiesiog nespėjo nes gimnaziją paprastą buvo baigęs, o ne, konservatoriją atsimokė 4 ar 5 metus ir ten iš pažymių ir iš ko galima, daryti tokias prielaidas. Aš jas ir darau prielaidas tas knygoje, kad kai kartais kažkas mėgsta, kad oi, čia vos ne genijus, oi, čia, wunderkindas, oi, čia dar kažką. Ne, tai buvo paprastas, normalus paauglys, kuris kartais tingėdavo, kartais norėdavo gulėti ant lovos ir jisai yra pats pasakęs ir ta frazė yra čia knygoje, kad jeigu aš galėčiau, tai pirma, ką aš padaryčiau, tai pasimčiau kirvį ir sukapočiau tą, savo fortepijoną, nes aš jo taip nekenčiu. Tai ne joks ten ne wunderkindas ir, talentingas žmogus, bet su visom įdom, taip pasakyti. Taip rezimuojant, galima pasakyti, kad vaikystė buvo pakankamai laiminga, vasaros stovyklos tikrai pakankamai tokia prabangi aplinka, nes aš kaip suprantu, pats esu matęs kelis namus ir tas vietas, kuriuose augo Hermanas Perelšteinas, jam tikrai vaikystė nieko netrūko, smagios vasaros ir tikriausiai toksai pakankamai turiningas gyvenimas, puikus išsilavinimas. Vien dėl to, kad tėvas buvo turbūt toksai sėkmingas verslininkas ir turbūt galima būtų Perelšteinus vadinti to meto Kauno elitų. Taip. Ir staiga... Bet kita vertus, tai tas verslininkas dar, ne kiekvienas verslininkas tokį požiūrį turės, ta prasme, kad kitas žiūrėk, jisai labiau pirks sąlyginiai, ten jachtas, automobilius ir panašiai, o ne, vėlgi dabartinę terminologiją šnekant, neinvestuosi savo vaikų lavinimą, o Perelšteinai jie visų pirma, negalime galbūt sakyti visų pirma, bet jie labai iš visko sprendžiant rimtai žiūrėjo į tai, kas auga, kas išaugs iš jų vaikų, ta prasme, ir kad išaugtų padorų žmonės, jie be abejo stengiasi duoti kuo geresnį išsilavinimą. Perelšteinas turėjo brolį Dovydą. Taip. Ar jisai muzikavo? Ar Ne, nieko nesusijęs su muzika ir jam pasisekė, nes jis 38 metais išvažiavo studijuoti į Londoną ir prasidėjus karui jau spruko į Ameriką. Tai visų pirma išvengė holokausto, visų antra išvengė sovietų, tremčių ir kitų malonumų. Tai ateina 40 metai ir dar metai iki tremties, bet jau sovietai čia įsitaiso ir šeimininkauja. Ir suprantu, kad tuo metu turbūt prasideda pirmos negandos šeimoje, nes nieks gi neleis tokiam sėkmingam verslininkui toliau tęsti. Kas nutinka Perelšteinams tuo metu, kai prasideda sovietų pirmoji okupacija? Negandos rimtos dėl to, kad iš Perelšteino visų pirma atimama viską, ką jisai turėjo, viskas atimama, ką jisai turėjo, tai ta įmonė, nors jisai, aš taip įsivaizduoju, ir net neįsivaizduoju, o vėliau, tėvo tardymo protokoluose, kurie yra išlikę čia Lietuvoje vienam iš archyvų, jisai ir sako, aš perfrazuosiu, bet maždaug mintis ta, kad aš visą laiką bendradarbiavau su Sovietų sąjunga, buvau jūsų klientas kaip Sovietų sąjungos, pirkau pas jūs siūlus, ir visą laiką lojalus ir panašiai, ne tiek sovietiniam režimui, bet, ne priešas, vadinkime, aš su jumis bendradarbiavau. Ir akivaizdu, kad jisai manė, kad, apeis jį tos negandos, apeis jį tos bėdos, bet jo įmonė buvo nacionalizuota, jo visas turtas buvo atimtas, konfiskuotas, tiesa, ne tiek jisai jo ir turėjo. Jie dviese su partneriu turėjo sklypą Kaune ir tiek. Jis dar kažkokių akcijų turėjo Lietuvoje. Vienoje kitoje. Bet kaip suprantu, jiems teko keltis iš tų namų, kuriuose jie gyveno. Taip, bet jie buvo priversti išsikelti iš tų nuomojamo buto Maironio gatvėje ir ten didelis buvo butas, gal 7 kambarių.
nes vėlgi tą visą namą konfiskavo sovietai iš savininko ir perkelė Perelšteinus į daug mažesnį butą mediniam name Žaliakalnyje. Bet tai kaip ir sakau, tai dar ne didžiausios bėdos, o didžiausios bėdos tada prasidėjo, kai atėjo birželio 14, nes visa šeima, tėvas, mama ir Hermanas, jie visi ištremiami. Labai įdomu, kad pirmieji trėmimai skiriasi būtent tuom, kad turbūt pirmųjų trėmimų metu visų pirma trėmė inteligentus ir mokytojus, tokį, kaip suprantu, stengiasi ištremti kuo daugiau intelektualių žmonių. Kaip suprantu, kai kuriuos tremdavo šeimomis, bet Perelšteinų atveju gavosi, kad tėvas buvo atskirtas nuo šeimos ir jo laukia kitas likimas. Jie tikriausiai net nežinojo ilgą laiką vieni apie kitus. Ir va čia labai įdomus yra tėvo likimas. Gal papasakot apie tai, ką jam bandė inkriminuoti Geceliui Perelšteinui. Jis ne tiek įdomus, kiek absoliučiai tragiškas. Atsiprašau, bet tai yra turbūt netipiška, dėl to tas yra įdomu. Taip, ir galbūt netgi, jeigu taip galim pasakyti, gerai, kad aš Gecelio Perelšteino tėvo, reiškia, bylą, jinai yra didžiulė, nes jisai kartu su dar 15 žmonių buvo apkaltintas jau būdamas kalėjime, jau būdamas, tiksliau, lageryje, Urale, prie Uralo. Buvo apkaltintas neva, reiškia, sukūrė jie lageryje būdami antisovietinę organizaciją, kurios tikslas buvo, reiškia, grįžti į Lietuvą, susidėti su vokiečiais, čia dėmesio, reiškia, 41 metais žydas susideda su vokiečiais, įdant, reiškia, nuverstų sovietų valdžią Lietuvoje. Žodžiu, visiškai raudonai siūlais siūta nesąmonė. Bet nepaisant to, visi šio kaltinimo, pagal šį kaltinimą visi tardomi, visi kankinami. Aišku, apie kankinimus nėra užsiminta, bet aš šitoje knygoje ten darau pakankamai, mano supratimu, pagrįstą prielaidą, remdamasis tardymų protokolų laiku. Ta prasme, nes yra pažymėta, kiek laiko truko tardymas ir yra tardymo išklotinė. Tai tardymas trunka, sakykime, 5 valandas, o išklotinė yra tokio dydžio, kad tą visą tekstą net labai lėtai sakant, galima būtų pasakyti, nežinau, per pusvalandį. Tai akivaizdu, kad 4,5 valandos vyko kažkas kito. Tai matyt, kad, žodžiu, tai yra tikrai labai tragiška, labai žiauru ir taip, ta byla yra įdomi ir gal net unikali iš dalies tuo, kad kartu su Geceliu Perelšteinu, Hermano tėvu, pagal ją kaltinti ir nuteisti, sušaudyti ir bene 2 ministrai buvę ir žymus žurnalistai dviese. Ir aš dabar jau atmintinai neprisimenu, bet tai yra, tikrai to žodžio prasme Lietuvos elitas nepriklausomos. Taip, tai tėvą trėmė arčiau Sverdlovsko buvo tas lageris, kiek aš suprantu. Taip. O mama su Perelšteinu, su Hermanu, jie pakartoja daugybės tūkstančių žmonių maršrutą. Iš pradžių Altajaus kraštas, tada metai Altajaus krašte ir tada po tų metų jie tremiami į Jakutsko sritį, į patį šiaurę prie Lenos žečių. Tiksi, atrodo, vadinasi. Šalia Tiksi. Dyk of Mis. Taip. Tai yra prie Laptevų jūros. Taip. Ir aš savo trigrašį iki šio, aš turiu tokį gerą bičiulį irgi chorvedį, Saulių Mickeliūną, aš kažkada pasakojau apie tą knygą, jis vėliau tą knygą skaitė, aš jam vieną padovanau. Ir jisai savo prisiminimais dalinosi, kad Hermanas Perelšteinas išgelbėjo jo tetą, kuri vis dar gyva, nes sakė, jinai buvo vaikas ir kažkas jai buvo sutrikęs su virškinimu, jinai buvo jau labai silpna. Ir tuo metu kažkaip jisai tiksliai pasakė, ką jai reikia duoti, ką jai reikia valgyti ir jinai iki šiol sako, kad Perelšteinas man tremtyje išgelbėjo gyvybę. Tai ta tremtis, kaip aš suprantu, buvo įvairių etapų, nes jisai tremtyje, ne veltui ta pirma knyga, vadinasi 3 ištrėmimai ir gyvenimo prasmė, tai matyti ta tremtis, kaip be sunku beveik pakalbėti, bet vis tiek kažkom skiriasi
tos vietos, kuriuose jis gyveno ir ta buitis, kurią jis patyrė. Galų galia toj knygoje yra labai įdomiai aprašoma ir visiems, ir tas verčia Hermaną Perelšteiną dar šviesesniu žmogumi, jog tam tikrų metų, kaip suprantu, jam buvo siūloma netgi bendradarbiauti su... Tai nesiūloma, jis buvo verčiamas. Jis buvo verčiamas. Jis buvo verčiamas bendrauti su Sovietų NKVD. Su NKVD, būdamas kaliniu. Taip. Tam, kad galėtų... Žadant, kad jisai tada bus sugrąžintas į Lietuvą. Okay, tai pradėkime nuo sąlyga, kad, reiškia, tada, savai žodžiais tariu ir buitiškai, reiškia, mes tave sugrąžinsim į Lietuvą, bet tu tada mums šnipinėsi žydų, kad ir kiek nedaug jų išliko, bet, reiškia, žydų terpėje ir aiškiai pranešė mums tai, kas mus domina. Maždaug taip. Va, bet yra tie dokumentai išlikę, dėl ko aš taip tvirtai šneku, dėl to, kad yra sovietinio, reiškia, to saugumo ataskaitos ir vienoje iš jų parašyta maždaug taip, aš savais vėlgi žodžiais, kad su šituo tai gal ir nebeverta jau gaišti laiko, nes nieko čia nebus, tai palieka jį Jakutijos, reiškia, toj srity. Ir į Lietuvą jisai negrįžta, bet ir netampa informatoriumi. O tremčių, jeigu taip jau labai formaliai žiūrint, tai net ir 4 priskaičiuosim. Iš pradžių Altajus, tada iš Altajaus į pačią šiaurę, prie Tiksio, tada iš Tiksio į Jakutską, bet čia jau nebetrimtis jisai savo norų važiuoja ir leidimą gavęs, bet iš tenais tremiamas vėl į šiaurę, bet ne iki jūros, bet ten visiškai negyvenamos vietos. Ir dar vienas Sverdlovskas, bet aš nebeprisimenu, ar Sverdlovskas savo norų, ar tremtis, bet tai netiek ir svarbu. Ta prasme, man atrodo, kad tiesiog pamėginus įsivaizduoti, ką reiškia 15 metų, kiekvienas esam nugyvenę 15 metų, tai pamėginkim įsivaizduoti tuos 15 metų terpiai, kur tave nuolat niekina, ir man atrodo tai svarbiausia, o ne tai, kad maisto trūksta ar ten kažkaip miegi kietai ir šaltai, kur tu esi visą laiką šiukšlė, kur tave visą laiką spjaudo tiesioginio to žodžio prasme, ne tik dėl to, kad tu esi tremtinys, bet ir dėl to, kad žydas. Arba iš pradžių, kad žydas, o tada kaip kad tremtinys. Tai, nežinau, man tai atrodo, kad tiesiog labai tas momentas man labiausiai strigo, o ne tai, kad žmonės badavo ir žmonės atsibusdavo iš ryto su plaukais prišalusiais prie sienos. Tai, aišku, irgi žiauru, bet... Jo, man toje knygoje viena vieta tose tremtise paliko baisiausią įspūdį, kai jį vertė dirbti tokius darbus, po kurių jisai praktiškai labai sunkiai atsigavo. Aš neatsimenu, kažkas jį tuo metu išgelbėjo, ar pasitaikydavo gal toje tremtyje ir kažkokių šviesesnių epizodų, kažkokių žmonių, kurie galbūt kažkaip užjausdavo ir neleido visiškai nugrimsti. Tai kai jisai iš Jakutsko, reiškia, ten tikriausia buvo taip, kad 52 metai yra eilinis vajus Stalino 47? 52. Eilinis Stalino vajus prieš žydus, ta garsioji medikų daktarų byla. Ir šalia to, reiškia, staiga Hermanas Perelšteinas ištremiamas iš Jakutsko, nors jis jau tenais dirbo pedagoginį darbą, jau dirbo ir su choru ir, vadikim taip, kabutėse buvo paklusnus sovietų, reiškia, pilietis, kiek tai įmanoma. Ir staiga, ko jisai nusikalsta, nieko nenusikalsta, o tiesiog dėl to, kad jis yra žydas, dėl to ir keliauja vėl į šiaurę. Jisai skrenda lėktuvu ir jį lydi NKVD karininkas. Leitenantas ar kažkoks, reiškia. Ir tas karininkas pakeliui varto bylą Perelšteino. Ir dar lėktuve būnant sako, žinok, aš neleisiu, kad tave, reiškia, nes tave paskirs, kaip ir visus, į alavo kasyklą,
ir jeigu ten pakliūsi, tai po mėnesio tiesiog tu mirsi. Nu, tiesiog, nes tokios sąlygos. Tai vat, tu sakei, ar yra šviesesnių momentų, tai, nu, o kaip kitaip, jeigu nešia šviesesnių pavadinti tokį, reiškia, kad tas NKVDistas, kuris pagal visą schemą turėjo būti kraugerys ir siekti žmogų nužudyti, nu, nes liaudės priešas, tai jisai atvirkščiai, jisai išgelbėjo. Ir būtent to NKVDisto rūpesčiu Perelšteinas patenka ne į kasyklą, o patenka į mokyklą. Nors skamba panašiai, bet esmė tikriausiai gerokai kitokia. Tu paminėjai darbą choruose. Aš atsimenu, dar pirmoji Vytauto Jakilaičio knygoje buvo daugybė nuotraukų. Ir viena iš nuotraukų buvo iš Tiksi, kur yra sustatytas pirmasis kolektyvas. Ir man tuo metu buvo labai juokinga ta nuotrauka, nes ir komentaras, kad vienas pagrindinių užsiėmimų tuo metu būdavo atsikratyti girtų iš tų, kurie atėjo į repeticijas. Truputėlį suklydai, čia ne iš Tikso, čia iš Jakutsko. Ir jisai dirbo, reiškia, kultūros namuose. Oi, netgi ne Jakutsko, čia Pokrovskas yra šalia Jakutsko. Taip, bet esmė tokia, kad prie ko aš vedu, prie to, kad jo muzikinė veikla vis dėlto prasidėjo tremtyje. Taip. Ir jisai kažkaip turbūt ir tremtyje susimastė, pradėjęs savo muzikinę veiklą su įvairiais kolektyvais, su įvairių kontingentų, bet turbūt tuo metu užsimezgė jo toksai matymas savęs kaip choro vadovo. Neabejotinai dėl to, kad jis apie tai pasakoja jau būdamas amerikietis kabutėse ir sugrįžęs 1, 2, 3 kartą į Lietuvą, reiškia, po 90 metų. Pirmą kartą jisai sugrįžta į Lietuvą, vėlgi čia toks įdomus sutapimas, 3 dienom praėjus nuo nepriklausomybės paskelbimo. Kaip taip sutapo? Bet taip sutapo. Ir tikrai tas pirmasis tremty prisilietimas prie muzikos vyksta Tiksija, nes Tiksija jisai atsiduria kaip darbininkas, kuris turi šiaip jau ten akmenis kiloti ir panašiai statybose, bet tų statybų vadovas, jeigu aš neklystu, aš dabar jau smulkmenų neprisimenu, bet jisai pamatęs, kad tai yra inteligentiškas žmogus, kad tai yra žmogus kabutėse prie muzikos, reiškia paprašo, kad Perelšteinas pamokytų jo dukrą, o pamokyti dukrą yra pianinas. Tas pianinas yra iškleręs, išderintas ir visoks ten apgriuvęs, bet nepaisant to, tai yra instrumentas. Tai yra ne vien tik tai ledas, šaltis ir badas, bet dar ir muzikos tam tikras, reiškia, toks inkliuzas. Tai taip, nuo to prasideda ir paskui jis jau kai pervažiuoja iš Tiksio į Jakutską, ten konkrečiai ieško muzikinio darbo ir dirba su televizijos radio choru, dirba muzikos mokytojų ir ne tik, ir kitus darbus dirba ir studijuoja dar tuo pat metu, bet taip, tai tu teisus. Jo, ir turbūt jau metas mums iš tremties judėti atgal į Lietuvą. Grįžo jisai 56 metais. Taip. Tai žodžiu, tuo metu jam buvo 23 metai, 33 metai, iš kurių 15 jis praleido tremtyje. Taip pakankamai. Tai iškart galim pasakyti, kad jam labai pasisekė, nes tarpukaryje jo tėvų, jo šeimos draugas buvo Jėzų Marija dainininkas, Kipras Petrauskas. Taip. O Kipras Petrauskas tuo metu, 56 metais, jau buvo rimtas valdininkas, tiksliau, toks žmogus, kuris galėjo į daug kabinetų įeiti be didesnių prisistatymų. Ir jisai padėjo Perelšteinui likti Lietuvoje, nes šiaip labai daugybė žmonių grįžusių iš tremties, paleistų ar pabėgusių iš tremties, Lietuvoje susidurdavo su bėda, kad jų čia niekas nenorėdavo. Ta prasme, čia niekam nereikalingi ir vos ne požiūris, kam tu čia grįžai, grįžk atgal į Sibirą, ir tokių buvo ne vienas ir ne 10, kurie atgal grįžo į Sibirą, kad ir kaip neįtikėtinai tai skambėtų. Tai Perelšteinas šio
požiūrį labai pasisekė, jisai gavo leidimą gyventi, tada reikėdavo tokių dokumentų ir gavo leidimą būti Vilniuje, dėl to, kad tai irgi buvo tam geroka privilegija, nes ne visiems tremtiniams leidavo Vilnių, kadangi sostinė, tai tu gali gyventi, nežinau, ten Pumpėnuose kažkokiose, bet ne Vilniuje. Tai, jo, tai šia požiūrį labai... Nuo Stalino mirties praeina 3 metai. Labai... Taip. Ir tai parodo, kad tai pakankamai ilgai dar vyko tas procesas, kol tremtinius pradėjo leisti tremtiniam grįžti atgal. Tai Perlšteinas grįžta 56, Ąžuoliukai įsikūrė 59. Tai kas vyko tuo metu iki Ąžuoliukų įkūrimo? Jisai studijavo, jis įstojo į konservatoriją, į neakivaizdinį skyrių tiesa, dėl to, kad jam reikėjo dar ir dirbti. Tai jisai dirbo tam pačiam Ryšių klube, turėjo kažkokią ansambliuką, bet apie tą jokių išsamesnių duomenų neradau. Ir dirbo koncertmeisteriu konservatorijoje ir studijavo chorvedybą ir koncertmeisteriu dirbo tuo pačiu metu. Va, tai taip, ir tada 59 baigė, nes jam užskaitė vieną kursą, kadangi iš Sverdlovskio prieš tai buvo tremtyje, dar reiškia mokėsis ten ne konservatorija, ten muzikos mokykla aukštesnioji, bet nesvarbu, jam skaitė. Ok, tai jisai baigia mokslus, tuo pat metu dirba ir turbūt vis dar dirbdamas kitus darbus, 59 metais rudenį surenka... Rudenį? Taip. Rudenį surenka pirmą repeticiją. Viskas labai susiję, reiškia. Jisai tame Ryšių klube turėjo ansambliuką. Ir tada Ąžuoliukas atsiranda ne kur kitur, o Ryšių klube. Tai akivaizdu, kad su ta moterim, aš nebeprisimenu jos pavardės, bet reiškia, jisai kaip labai komunikabilus reiškia, žmogus, jisai sukūrė tam tikrą ryšį, reiškia, ir paklausė mielą, reiškia, ar galima būtų pas jūs čia repetuoti ir panašiai. Aš taip įsivaizduoju ir matyt, taip ir buvo. Taip, bet va tai ir yra įdomiausia, kaip 15 metų prabuvęs tremty, gniuždytas, tu sugebi po to likti komunikabilus ir tuo pat metu visi, kas pažinojo Perlšteiną, jie sakė, kad turbūt elegantiškesnio žmogaus ir kultūringesnio nebūdavo. Bet tikriausiai tai ir yra šaknis tos vaikystės ir to auklėjimo. Ir kaip, jo, aš visiškai sutinku, ir kaip per pirmus Ąžuoliuko gyvavimo metus, nu, vat įsivaizduokit, jūs įkūrėt kolektyvą, nesvarbu kokį, kvartetą styginių, pavyzdžiui. Ir jis neturi nei garso, nei žinomumo, nei patirties, nieko, nei vardo. Reiškia, ir jūs nepraėjus pusiai metų einate į švietimo ministeriją ir iš švietimo viceministro gaunate leidimą, reiškia, savo kolektyvų organizuoti Šventoji stovyklą. Tiksliau, ne Šventoji, pirmoji Grigiškėse buvo. Gaunat pinigų, reiškia, gaunat transportą, nes reikia nuvažiuoti, kad ir iki tų Grigiškių. Tai, nu, ta prasme, Čia tas žmogus, kuris prieš 4 metus dar buvo tremty. Jo, kokio reikia turėti visų pirma vidinio, reiškia, tvirtumo, visų antra, komunikabilumo, o visų trečia šiaip, ta prasme, kaip reikia degti savo idėją ir uždegti ją kitus aplinkinius, nu, nes kitaip nepaaiškinama. Gerai, vyksta pirmoji repeticija, ten, kaip suprantu, Ąžuoliukai iki šiol ginčijasi kada. Tai va, tai čia buvo mano toks labai didelis noras rasti to klubo, reiškia, archyvinių dokumentų, bet archyvuose panašu, kad tiesiog jie sunaikinti, nes dalies organizacijų dokumentus kaip menkaverčius archyvai ir naikino ir iki šiol tebe naikina, kažkiek žinau. Gerai. Tada tai labai gaila, kad pirmosios Ąžuoliuko repeticijos data yra, taip ir liko, nežinau. Gerai, tada keliaukime prie pavadinimo. Prie pirmo koncerto ir pirmojo pavadinimo, choro pavadinimo per pirmąjį Ąžuoliuko koncertą. Tai kadangi buvo Ryšių darbuotojų klube, bet pavadinimas tai netoks. Vilniaus automatinės telefonų stoties klubo berniukų choras. Tai va, tai yra Ąžuoliukas prasidėjo nuo to. Pirmas pavadinimas, jo, man tai buvo labai juokinga. Ir tokiu pavadinimu jisai po pirmų gyvavimo metų laimi prieš Lietuvos dainų šventę suorganizuotą chorų konkursą savo kategorijai, reiškia,
moksleivių chorų kategorijai, ten be jo dar buvo 3 ar 4 chorai, jis laimi 1 vietą su aukščiausiais balais ir visa kita. Bet pavadinimas tikrai dar ne Ąžuoliukas ir ne mokytojų namų berniukų choras, kuriuo jisai paskui dar 4 metus egzistavo. O kiek laiko išbuvo tas pirmas automatinis telefonų stoties? Nepilnus metus, nes po 1 metų, pirmus metus jie baigė gyventi, taip sakant, tame klube ryšių ir tada jau nuo 2 persikėlė į mokytojų namus. Ir tada vadinasi mokytojų namų berniukų choras, o dar po 4 metų savo 5-mečio progą, prieš 5-metį, gauna Ąžuoliuko vardą. Nes čia irgi, aš nežinojau šito, bet reiškia, dabar, jeigu mes su Rafailu sugalvotumėm įkurti duetą ir pasivadintumėm ten, nežinau, du ąžuolai, pavyzdžiui. Ir viskas, ir mūsų reikalas, mes taip pasivadinom. Tai tais laikais, reiškia, kad kolektyvas bet kaip pasivadintų, rugelis, nežinau, rugiagelė, gėlyčių valsas. Ta prasme, tai tau reikėdavo gauti leidimą, aš dabar neprisimenu tiksliai ko, bet, vadinkim, kultūros ministerijos leidimą, kad tu tiesiog galėtum kažkaip vadintis. Tu turėjai pereiti kažkokias atestacijas, kažkokius ten patikrinimus, kažkokius darbus. Tu turėjai atitikti kažkokius standartus ir pavadinimas turėti kažkokius standartus. Tai choras įsikūrė, bet Ąžuoliuko vardą gauna tik po 5 metų, bet suprantu, kad jau nuo pat 1 metų jisai tikrai, kiek aš atsimenu, kad tikrai buvo populiarus ir pirmoji, aš kiek žinau, iš pradžių choro tautiniai sudėti buvo labai daug žydų. Taip. Bet pati choro pradžia buvo labai daug žydų ir buvo rusakalbių, buvo kažkiek lietuvių berniukų. Vėliau visą tai keitėsi, ypatingai, kaip suprantu, keitėsi tuo metu, kai išleido išvažiuoti. Tokiu būdu nemažai choro dalyvių ir išvyko. Bet kada atėjo pirmosios kažkokios jau pergalės? Aš kaip suprantu, kad pačiam Perelšteinui turbūt tas sukūrimas, jisai choro ir choro populiarumas, jisai galbūt jam leido šiek tiek atsikvėpti, nes jis kažkokiu būdu, manau, kad jau pajuto, kad jis yra vertinamas. Nes kiek aš suprantu, kad visuomet Ąžuoliuko choristų tėvai labai vertino ir labai džiaugiasi, kad gali savo vaikus patikėti tokiam žmogui kaip jis. Ir galvoju, kad galbūt tuo metu tas kažkiek jie reabilitavo ir jis jau nesijautė, galbūt tai buvo kažkas, kas galėjo jam kažkaip jį gražinti į normalią būseną, grįžus iš tremties. Taip, visiškai tiesų, sutinku. Bet, aišku, kita vertus reikia turėti galvoj, kad tais laikais, tai kokie, nežinau, 65 metai, tai ir tas tėvams pasirinkimas, kur leisim sūnų ar dukrą, šiuo atveju sūnų, jis labai ribotas. Futbolas, krepšinis, nežinau, modeliavimo būrelis, stalo tenisas ir šachmatai. Tai daug, žodžiu. Tai ne dabar. Bet Perelšteinas taip, jisai labai greitai sukūrė tą aurą, į kurią labai daug kas nori pakliūti, ta prasme, kad tėvai labai nori savo vaikus tenais. Ir tai yra prestižas. Ir kas įdomiausia, kad ne bet kokia spauda, o literatūra ir menas, jau kokiais 63 metais, sakau iš atminties, bet per daug nemeluoju, jau vadina Ąžuoliuką mūsų šaunieji Ąžuoliukai, mūsų ten žvaigždės, gal kitas žodis, bet reikšmė tikrai ta. Ir, reiškia, o oficialiai kol kas choras jokių apdovanojimų neturi. Šiaip užbėgant į priekį, tai net ir dabar Ąžuoliukas palyginti su kai kuriais kitais daug po konkursus važinėjančiais kolektyvais, choriniais kolektyvais. Jis tų apdovanojimų turi, bet ne tiek daug, nes niekados nerūpėjo nei dabartiniam vadovui Vytautui Miškiniui, nei Hermanui Perelšteinui. Ir Perelšteinui tai dar ir galimybės visiškai kitokios buvo, daug siauresnės. Reiškia važiuoti kažkokius konkursas ir kovoti dėl kažkokių laurų. Bet jeigu aš neklystu, maždaug 10 metų sulaukęs Ąžuoliukas yra vienas iš 5 reprezentacinių visos Lietuvos muzikos kolektyvų, kartu su Sondeckio orkestru, kartu su Varpo choru, kartu su
kvartetu kažkuriuo, aš tik neprisiminsiu kuo, reiškia Ąžuoliukas ir dar kažkas. 5, kuriems yra patikima ta garbė visur, kur įmanoma, važiuoti po Sovietų sąjungą ir kartais į užsienį reprezentuoti Lietuvą. Kaip Lietuva be jokios abejonės reprezentuoja tik Sovietų sąjungos ribose, nes jeigu išvažiuoja už Sovietų sąjungos ribų, tai jau tada tampa Sovietų sąjungos choras. Bet, irgi ten su niuansais. Tai va, tai tas man irgi buvo labai toks, kaip Ąžuoliukai labai smagus ir pasididžiavimą keliantis faktas. O kita vertus, tai neabejotinai rodo paties Perelšteino. Čia net ne tai, kad jisai siekia būtent, kad aš tapsiu geriausių chorų, aš išugdysiu geriausią chorą Sovietų sąjungoje, bet taip tiesiog jam pavyko, tiesiog taip įvyko. Nes dar vienas, jau čia dar truputėlį einant į priekį, Vilnius Perelšteino laikais, maždaug visiškai sąlyginai sakau, maždaug tarp 69-79 metų yra neginčiamas visos Sovietų sąjungos chorinio ugdymo centras. Čia konkrečiai pas Perelšteiną važiuoja žmonės iš visos Sovietų sąjungos. Perelšteino iniciatyva, tiksliau, Perelšteino paskatintas mažiausiai vienas rusas chorvedys įkūrė chorą. Ir tas įvyksta Krasnojarske, tai aš tikriausiai dar kažko nežinau, tikriausiai ir daugiau tokių buvo žmonių, kurie sukūrė berniukų chorus. Bet, sakau, į Vilnių važiuodavo žmonės ir vokalinės mokyklos, reiškia, domėtis vokalinė mokykla ir žiūrėti, kaip Perelšteinas dirba su berniukų choru. Ir visiems lyg atrodydavo, kad jis turi kažkokių paslapčių, o jisai vienam laiške, reiškia, taip rašo savo labai gerai draugiai, reiškia, Jakutske gyvenančiai, kad ko jie čia visi važiuoja, ašgi nieko tokio nedarau, aš tiesiog dirbu savo darbą. Tik, ta prasme, jie čia tikisi kažkokių stebuklų pamatyti, o aš nieko tokio ypatingo nei savyje turiu. Jis kažkaip to požiūrį labai paprastai ir kukliai į save žiūrėjo. Tai... Ta Jakutske dirbusi draugė, aš man atrodo, jinai daug kur yra knygui paminėta. Taip. Tremtyje atsiradęs tikras draugas, kuris lydėjo visą gyvenimą. Tikras draugas, o iš tos moters pusės, tai aš 99% galvą galiu guldyti, kad nebuvo įsimylėjus. Ir taip, gana beviltiškai, bet nes Perelšteinas paskui jau, kai grįžo į Lietuvą, jisai vedė savo vaikystės draugę. Jo. Laura. Jo. Feinberg. Labai įdomu ir tas periodas. Perelšteinas vadovavo chorui nuo 59 iki 79, taip sakykim. Kokius tu išskirtum etapus? Taip mes pradėjom nuo pradžių ir tas pirmas dešimtmetis. Vėliau, kaip viskas... Tai supratau, galbūt taip. Pradžia, natūralu, dvibalsės dainelės. Tada užauga vaikai, po kokių 5 metų, jie tampa tą, ką mes Ąžuoliukai iki šios dienos vadiname jaunąją pensiją, reiškia vyriškais balsais. Prasideda keturbalsiai kūriniai. Tada stambi forma, tai reiškia didesnis kūrinys su orkestru, jisai tiesa dvibalsis, bet jau su orkestru. Pergolezo Stabat Mater, čia 63 metai, jeigu aš neklystu. Ir tada, nežinau, kaip iš tokio gražaus filmo, kuriame viskas pamažu skleidžiasi ir gražėja, ir gerėja, ir tobulėja, ir taip toliau, ir kūrinių, ir repertuaro, ir gastrolių geografijos, ir choro įvertinimo, ir visom kitom prasmėm. Ta prasme, kad tiesiog per tas 20 metų kolektyvas visiškai išsiskleidžia ir tiesiog tampa geriausiu Sovietų sąjungos berniukų choru. Tai čia... Yra keli aspektai dar. Kolegos, kurie pradėjo draugė su juo kurti Ąžuoliuką. Juk ten yra tokių pakankamai... Taip, Jonas Aleksa. Jonas Aleksa. Kas to komanda, pirminė komanda, kuri padėjo Perelšteinui kurti tą chorą? Jie buvo 3, Hermanas Perelšteinas ir jo 2 padėjėjai, Žyginta Zaveckytė, mokytoja ir mokytojų dirbęs Jonas Aleksa.
neilgai, porą metų, bet taip, reiškia, šitas muzikos grandas buvo prie Ąžuoliuko ištakų. Jo, ir sakė, kad jisai netgi stovyklose labai aktyviai. Ir sakė, kad labai, vyresnieji sakė, kad futbolą mėgo, tai jau Opeleštės neleisdavo, žodžiu, ten visokių konfliktų. Aha, jau ten prasidėdavo. Nes taip, kažkas, kas vyksta šefui už nugaros. Taip, anot Peleštino, tai futbolą lakstyt gerai, bet futbolą kažkodėl negerai, žodžiu. Tu sakei, kad kai įkūrė Ąžuoliuką, jisai dirbo darbą, Ąžuoliukas būdavo po darbo. Kada atėjo tas laikas, kai jau Ąžuoliukas tapo jo pagrindiniu darbu? Tai aš manau, kad psichologiškai Ąžuoliukas visą laiką buvo pagrindinis darbas. Ne, aš turiu meni, kad kada atėjo tas laikas, kai jau jam nereikėjo dirbti to darbo, kai jau jisai pradėjo turbūt gauti kažkokį atlygį už tai, kad buvo. Oi, ne, apie atlygį tai gal geriau patylėkim, nes... Iš ko jisai gyveno? Tai va, nes jo atlyginimas mokytojų namuose, dirbant su Ąžuoliuku, buvo gal 75 ar 85, ar, žodžiu, 100 tikrai neviršijo. Tai kontekste, reiškia, tų laikų pedagogas šiaip uždirbdavo kokią 120-150 rublių, tai Peleštinas, reiškia, net vidurkio negaudavo. Ir tai, aišku, prisidėdavo atlyginimas konservatorijai. Va, konservatorijai. Jisai ėmė dėstyti. O kad aš prisiminčiau. Bet tai matyt, kad praktiškai... Taip. Bet konkrečių metų... Bet jisai anksčiau pradėjo dėstyti... Ne, koncertmeisterius. Koncertmeisterius. Bet koncertmeisterius dirbo jau tuo metu, kai buvo... Ir jau kaip studentas. Taip. Aš taip pat. Taip. Ir kai įkūrė Ąžuoliuką, jisai dirbo koncertmeisteriu, po kurio laiko tą pradėjo dėstyti katedroje. Taip. Tik aš sakau, tik tai metų neprisimenu, bet... Jo, ir su to dėstymu susijusi, aišku, dar viena tokia, vadinkim, tikrai bent jau iš dalies antisemitinė istorija. Dėl to, kad gerai, dėl Sovietų Sąjungos palikim ramybę, bet tikrai geriausio Lietuvoje choro vadovas, iki pat 79 metų, kai jisai išvyksta iš Lietuvos, jisai dirba net ne docento, jau nekalbant apie jokius profesorius, net ne docento, o laikinai einančio docento pareigas statusu. Tai reiškia, aišku, ir mažesnį atlyginimą, ir statusą, ir, žodžiu. Kodėl? Todėl, kad docento laipsnį patvirtina Maskva. Į tą reikia surinkti nemažą pluoštą dokumentų, įrodančių tavo kvalifikaciją, koncertai, skaityti pranešimai ir panašiai. Jis visą tai padaro ir nusiunčia į Maskvą ir tada paskui tuos dokumentus nukeliauja anoniminis laiškas. Gal vienas, gal keli iš Lietuvos, reiškia, kad šitam žmogui, aš nežinau, kas jame rašoma, nes nėra aišku, kad jo archyvuose. Va, tada tai pasikartoja dar kartą ir buvo tas klausimas, matyt, kad buvo, kas privertė, mes prieš šitą susitikimą šnekėjom, kas privertė iškeliauti, tai būtent tokie smūgiai ir privertė. Vienas iš aspektų, dėl ko, tai buvo, kad reiškia, toks akivaizdus paniekinimas, akivaizdus nesiskaitimas, akivaizdus, reiškia, žmogaus žeminimas ir pavydas tiesiog. Aš iš pasakojimų vieno žmogaus, kuris bendravo su Hermanu Perelšteinu ir pasakoju, kad bendraudavo su juo, kad pasirodo, aš šito nežinau, bet pasirodo šefas būdavo kartais ir ateidavo į Neringos kavinę, kur ten buvo tam tikra bohemos aplinka ir žmogus, kuris su juo ten bendravo, vėliau girdėjo, kad gavęs tokį atsakymą, kai negavęs docentūros po eilinio laiško pavimui, kad neduoti jam to laipsnio, jisai prašėsi audiencijos pas tuometinį LTSR kultūros ministrą ir taip ir nebuvo priimtas. Ir va tokie gyvenimo smūgiai, bet vėlgi, turbūt tai yra vis tiek tas sprendimas išvykti, jisai matyt nėra tik tai, neturi vienos priežasties. Ne. Tai tikriausiai būna kompleksiškas sprendimas, nes tikrai tu teisus. Kaip aš supratau iš knygos, kad matyt tie metai tremtyje, jie smarkiai atsiliepė ir jos sveikatai. Sveikata buvo vienas iš
aspektų, gal ne pats svarbiausias dar tuo metu, nes tuo metu dar nebuvo tiek prasta ta sveikata, kad tik tai dėl jos jisai būtų važiavęs į šalį, kurioje natūralu medicininis aprūpinimas yra geresnis. Tos aspektus jisai labai aiškiai išdėsto viename laiške Jakelaičiui, tam pačiam Vytautui Jakelaičiui, bet jau būdamas Amerikoje. Ir tų aspektų, aš iš atminties sakau, yra kokie 9 gal. Kodėl aš išvykau? Reiškia, Vytautai, tu manęs klausai, tai va aš tau atsakau. Tai tarp tų momentų yra ir antisemitizmas, tarp tų momentų yra tai ir ta pat panieka konservatorijoje ir jo brolio sunki liga, nes jam norėjosi bent paskutinės dienas, paskutinius mėnesius praleisti kartu su broliu. Na, turėkim galvoje, kad ir pats gavimas leidimo išvykti nebuvo toks, kaip dabar nusipirkau bilietą ir skrendu, ar važiuoju, ar plaukiu. Tai buvo irgi atskiras kančių kelias. Ir nuovargis nuo nuolatinio darbo. Ir jis, tiesą sakant, mini keliuose laiškuose, kad aš pasijutau nebegalys labai daug ko duoti tam chorui. Tai aišku, dabar iš tokio didelio atstumo atrodo, kad, na, gal žmogus sutirštino gerokai spalvas, bet nieko negali pasakyti, kad jis iš tikrųjų taip jautėsi. Tai tiesiog, jeigu trumpai, tai taip, priežasčių buvo ne viena. Taip. Tai 79 metais jisai išvyko pasergant brolius. Beje, brolisgi buvo dar toks dalykas. Buvo tas bendravimas su šeima, su broliu. Šeimos turbūt neliko, liko vienintelis brolis. Kiek aš žinau iš Jakelaičio knygos, brolis buvo atvykęs į Lietuvą kažkada. Tik tai... Bet aš neatsimenu, ar jisai buvo į Maskvą atvykęs, ar jam leido ir iki Vilniaus. Aš tai knygoje Jakelaičio girdėjau, kad jis buvo atvykęs į Vilnių. Buvo, ne? Vilnių. Ir jie slapta norėjo nuvažiuoti į Kauną, bet į Kauną jam vykti neleido. Nes Kaunas turėjo kažkokį statusą, į kurį buvo negalima vykti. O pats Perlšteinas buvo kelis sykius, arba vieną tikrai, nuvykęs į Jungtines Valstijas aplankyti brolio. Du tikrai. Du ir buvo, jo, 74. Ir kiek žinau, kad tuo metu stengiasi kiekvienam choro nariui parvežti kažkokią tai... Oi, čia aš ir pats esu gavęs. Ir pats esi gavęs. Taip, 78 metais aš esu gavęs popierinį, bet ne, popierinį tai įsivaizduosite, kad kaip laikraštis. Ne. Ta medžiaga buvo lėktuvėlį. Mažyti. Medžiaga, iš kurio jisai buvo pagamintas, jinai labai panaši į kai kurie kiaušiniams skirti dėklai parduotuvėse, reiškia, yra iš tokio minkšto. Tokio, jo, minkšto. Tai jisai susidėjo iš 2 dalių, sparnai užsidėjo ant fiuzeliažo vadinamo ir dar priekį užsidėjo toksai plasmasinis pepsiukas, man buvo 8 metai. Tai aš neįsivaizduoju, kas dabar vaikui, ką galim būtų padovanoti, kad jam tokį įspūdį padarytų. Aš nežinau, tikriausiai net mobilus telefonas ar ten kažkokia, nežinau, aš tiesiog neįsivaizduoju, nes mums buvo ir kiekvienas čia kažką gavo, tas lėktuvėlį, aišku, jisai pirko krūvom, tai ten 50 lėktuvėlių, ten 30 kažkokių lėliukų, aš neprisimenu, bet ta diena buvo jisai iš stovyklą atvažiavęs į Šventąją, reiškia, visiems išdalino, tai ten buvo visi jau ten savo tos dovanas. Mano, jau tas lėktuvėlis mes kieme leidžiam, kadangi 50 žmonių, tai bet ne, čia mano šitą. Jėzus. Dar vienas labai įdomus, man įdomu, kaip jisai sugebėdavo suderinti repertuarą. Juk iš tikrųjų Ąžuoliukas dainavo tokį repertuarą, kurio šiaip tuo metu turbūt būtų neįprasta. Jie dainavo daug įvairiausių mišių. Dainavo įvairius rekviem. Paskutinis kūrinys, kurį jisai ruošė, buvo Dirflė rekviem. Stabat Mater. Tikrai tokie kūriniai, kuriuos turbūt
nėra taip lengva, va, tu sakai, yra komisija, kurią tu turi įtikinti, kad jį tau suteiktų ąžuoliuko vardą. Kultūros švietimo ministerijoje žmogus, iš arti ministro buvęs, paskui žurnalistu tapęs, Ferdinandas Kauzonas, jis pasakojo, kad sako, Lietuvoje čia nebuvo taip labai jau, tai, ką tu Lietuvoje atlieki, nebuvo taip jau labai griežtai, kad tave ten krato ir purto. Aš nežinau, aš neradau dokumentų archyvuose, kurie liudytų ten apie kažkokius Perelšteino, reiškia, muzikinius sumanymus, kurių jam neleido įgyvendinti. Aš įsivaizduoju, kad gal kaip ir dabar, kai ką, juk svarbu kaip pateiksi, o kas jau tenais turinį, tai ne visi ir gilinsis. Nu, ta prasme. Bet aš atsimenu vieną Sauliaus Sondeckio išsakytą mintį per vieną iš dokumentinių filmų skirtų Perelšteinui, kad už kažkokį tai, ar už Stabat Mater jie pakankamai buvo, turėjo nemalonumų. Taip, nes kas ten sutapo, Vatikane kažkas įvyko, ar, nu žodžiu, neprisimenu, bet tai buvo susijęs su Vatikanu, reiškia, kad Vatikane vyksta tas, o čia jūs Vilniuje dar su savo Stabat Mater. Sako jiems, reiškia, kultūros ministerijos. Žodžiu, Perelšteinas ir Sondeckis turėjo aiškintis, kodėl jie atliko Stabat Mater, tuo metu kažkas vyksta. Taip, žiūrėk, tu pradėjai dainuoti 77 metais, Šefas išvyko 79. Kokį tu jį atsimeni? Dar čia. Vienintelį epizodą labai ryškiai prisimenu, man pervestam į vadinamą pagrindinį chorą. Po pirmų metų, reiškia, antrus metus aš pradėjau tame pagrindinėme chore, aišku, kadangi mažas, tai pačioje pirmoje eilėje, pasodintas prie to paties amfiteatro, nu tik tai kitoje vietoje. Ir man tikriausiai iš nervų, aš dabar galvoju, kad tikriausiai iš nervų, nes man pirma repeticija čia šalia, reiškia, tas žmogus, kurį visi šefų vadina ir kurio ten daugumas bijo, ar ten kažkaip. Man atrodė tuo metu, kad jo daug kas bijo. Ir man pradeda iš nervus kaudėti pilvą, raižyti taip, kad aš negaliu dainuoti, aš tiesiog susiriečiu ir tada truputėlį geriau, tada vėl atsiriečiu, vėl skaudai. Nu, aš matyt taip makalavausi. O kadangi tai yra prieš pat, nu, va, ta prasme, tokio atstumo kaip iki jūsų ponė, tai aišku, Perelšteinas pastebėjo. Ta prasme, ir jisai kažkokią pastabą man pasakė, aš negaliu, nu, man skauda. Jisai lauk iš čia, be jokių kalbų. Tai man toks tuo metu, galvoju, nu, nieko savo, net nepaklausė, kodėl. Aš taip truputėlį pasijutau, nu, negerai pasijutau. Bet tai matot, vaikui truputėlį kitaip, vaikui juk kas, juk jam vis tiek labiau rūpi futbolai, draugai, nežinau, laipojimai po medžius, nu, bernui 8 metų, nu, nežinau, aš kažkaip neprisimenu, kad aš labai būčiau kreipęs dėmesį į Perelšteiną tuo metu, o dabar galvoju, kad, nu, tai labai gaila, kad ne. Matai, tu pradėjai dainuoti 77-ais. 2 metai iki jo išvykimo. Aš pradėjau dainuoti 89 ir tai gal buvo pusmetis iki jo pirmo atvykimo. Tai aš atsimenu, aš tada dainavau Mažylių chore. Beje, Mažylių chorui vadovavo ir dažnai vadovaudavo tokia legendinė mokytoja Marija Bederfaitė. Jis visą laiką paruošdavo mažiausius vaikus ir tai buvo irgi Perelšteino toks bendražygis, kuris padėjo kurti, nes jisai labai paskirstydavo, kiek aš atsimenu, vaikus, patikėdavo tam tikrą grupę vieniem, kitiem, labai gerai rinkdavosi tą komandą. Ir aš atsimenu, kad mes dainavom dainą apie katinėlį su pele, nes mes buvom pati mažiausia grupė, tokie 7-6 metų berniukai ir stovim ir dainuojam tą dainą apie katinėlį su pele, nes atėjo choro įkūrėjas, jisai iš Amerikos, o mum jį pristatė kaip kažkokią dievybę ir mes, kaip tu ir sakai, mes ne tai, kad kaip dabar norėtumėm su šypsena dainuot, mes visi taip padainavom tą dainą, kad jis tavai sako, berniukai, jūs labai gražiai dainuojate ir iš tikrųjų labai gerai, bet o kodėl jūs tokie išsigandę, kodėl jūs nesišypsote? Jūs galėtumėte daugiau šypsotis ir ta daina skambėtų daug gražiau, o toks buvo jo komentaras. Bet vėlgi, tas pirmas atvažiavimas, turbūt daugeliui tų, kas jį išlydėjo 79-ais, tai buvo tarsi kažkoks stebuklas, nes nelabai kas tikėjosi, kad jisai jau kada besugrįž.
Ir aš atsimenu, kad sutiktuvės buvo, dabar matai sutiktuvių nuotraukas ir atrodo, kad tai yra didžiausia šventė, ta galimybė susitikti vėl. Tai taip, ir aš kai reiškia, sulyginau datas, ir aš palauk, kaip čia įvyko, reiškia, kovo 11 mes atgaunam nepriklausomybę, paskelbė, atkuriama nepriklausomybė, kovo 14 Perelšteinas išlipa stotyje. Aš tikrai ne iš karto patikėjau, bet aš ir nuotraukas, ir skambinau, ir tikrinausi, tikrai, taip sutapo. O man pačiam tas atvykimas tai buvo dar įsimintinas tuo, kad aš tuo metu jau buvau toks visiškai žalias, bet jau žurnalistas. Kas čia buvo tada? Kokia? 2 kursas, 3. Tai aišku, visiškai ne joks, bet aš atsimenu, įsiprašiau per Vytautą Miškinį, reiškia, kad man Perelšteinas skirtų pusę valandos ir man pavyko pakalbinti, aišku, ten kaip perskaitai paskutinį, toks jau banalus tas mano tekstukas, bet nieko. Respublika išspausdino, o tuo metu Respublika buvo rimtas laikraštis, vienas skaitomiausių. Tai man asmeniškai net ir tas pirmasis atvykimas įsiminė. O be abejo, kad vyresniesiam tai ten buvo iki ašarų, kurie kartu su juo užaugo, jo vedini užaugo, tai be jokios abejonės. Mes turim savo istorijas chore, mes turim visokių linksmų smagių istorijų, kai kurias pasakot galima, kai kurių pasakot negalima, įvairūs pokštai, įvairūs nutikimai, bet tu turbūt ir kai knygą rašai, yra vyresnės chebros, vyresnių ąžuoliukų, kurie galbūt atsimindavo ir tokius linksmesnius nutikimus susijusius su Perelšteinu. Ar tu tokių atsimeni? Tai čia reikia tiesiog skaityti. Aš nebeprisimenu vieną, ta prasme, yra toks ąžuoliukė žmogus, kuriam bent jau anksčiau alus buvo labai aktualus gyvenime produktas, procesas, tokia esminis momentas. Tai jo, kiek jisai pasakoja man istorijų ir pirmai ir antrai knygai, jos visos susijusios su alum, tai ir ta reiškia, kad jie paslapčia važiuodami kažkokias gastrolės, reiškia, nuėjo į parduotuvę ir jau bandė pirkti to alaus, bet, reiškia, sumokėjo jau praktiškai pinigus ir toj pačia kišisi į kišenes, nedaug ten po butelį ar po kiek, reiškia. Ir čia staiga įbėga Perelšteinas į parduotuvę, pamato, kad jie, kas čia dabar, atgal pinigus, reiškia, viską, alų atiduodat, viską, jokių čia kalbų. Ir tada pardavėja, reiškia, vienam iš tų likusių vaikinų sako, ir griežtas tas jūsų treneris. Aš prisiminiau istoriją, nes kažkur, man atrodo, gal dar net nufilmuota yra, kad kažkaip kažkokia šventės proga, ar video, ar man pasakoja kažkas iš vyresnių, kad ąžuoliukai kažkaip nesugalvojo nieko geresnio, kaip per vieną gimtadienį nešti ir padovanoti Perelšteinui gyvą vištą. Gaidį, vardu Žoržas. Žoržas jis net vardas? Nežinau, kodėl Žoržas, neklauskit, bet aš jau buvau sąmoningo proto. Ai, tu jau dainavai? Sąmoningo amžiaus aš mačiau tą Žoržą. Tai jis buvo įneštas į pagrindinę repeticijų salę, reiškia, per bendrą repeticiją. Ir Gaidys yra Gaidys, ta prasme, jisai daro kakų, jam reikia valgyti, jisai gieda ir taip toliau, bet ar 1 ar 2 dienas, kad vieną tai tikrai, bent jau tą dieną, kai, reiškia, padovanoja, jam staigiai buvo sugalvota, kad buvo tokia lyg tai tarnybinė, ten tokia patalpa, kur lyg iš dalies laikė šitas kostiumus koncertinius, lyg truputėlį laisvą, lyg tualet, nebeprisimenu. Bet tą Gaidį įtaisė tenais ir, reiškia, kai Gaidys, o jisai giedodavo kažkodėl, šiaip man lyg tai įprasta, kad gaidžiai kaime gieda iš ryto. O tam nesvarbu, jisai varydavo. Ir kažkas iš vyresnių pasakė, tai žiūrėkit, reiškia, Germangodavič, tai kai tik tai užgieda, tada mums jau pertrauka. O kai vėl užgieda, tai mes tada renkamės dainuoti. Šitą labai gerai prisimenu. Ir paskui tą Gaidį išvežė į šventą ir atidavė vietiniam ūkininkam. Nes, ta prasme. Per daug pertraukų. Per daug pertraukų.
Jo, žodžiu, mes šiaip iš tikrųjų Ąžuoliuko paslaptis ir yra ta, kad mes gyvenam labai linksmai, labai išradingai ir tas tikrai, tas Gaidžio padovanojimas, kaip vienas iš liudijimų, kad nuo pat pradžių choro įsikūrimo viskas buvo taip, kaip kokioj smagioj linksmoj šeimoj, linksmoj tokioj bendruomeniai, kurioje susirenka skirtingi žmonės, bet yra kažkas viena, kas juos jungia ir tas ryšys nuolat apauga dar kažkokiom papildomom spalvom, briaunom. Va, vieną spalvą galiu papasakoti. Man pačiam neteko, bet vyresnių už mane ąžuoliukai ne vienas pasakojo, kad tiesiog gavo, kaip čia pavadinti, tekšt, ar ne, bet taip rimtai tekšt. Tai, aišku, čia dabartinis tas, kaip čia sakyti, pedagoginis fonas leistų šnekėti ir apie kokios nors gal teismus netgi, tokiais atvejais. Bet tais laikais lyg tai visiems atrodė normalu, nes tai įvykdavo tik tai tada, kai tas žmogus, kuris gavo tekštį, tikrai nusikalsdavo. Pavyzdžiui, nueina vienas stovykloje būdamas maudytis į jūrą. Tai kas būtų, jeigu jisai nuskęstų arba, šiaip kažkas įvyktų, reiškia, kas būtų per Einšteinui. Arba, reiškia, vyrai išeina, neslėpsim, reiškia, alaus ir susimuša arba ten sukonfliktuoja šventoji su vietiniais. Tai vėlgi viskas visą laiką baigdavosi gerai, bet kas, jeigu baigsis blogai. Tai tokiais atvejais, tai ta prasme, kad iš šiuolaikinių to pedagoginių pozicijų, tai atrodo, kad visiškai nepateisinamas elgesys, bet tais laikais. Ir svarbiausia, kad patys tie žmonės, kurie gavo, ir toje knygoje yra minima, kad mes suprantam, dėl ko mes visiškai nepykstam ir mes tuo metu nepykom ir viskas čia tvarkoja, taip ir turi būti. Gerai. Aš apie išėjimus, atsiprašau, truputį nukrypsiu, aš labai smagų pokštą prisiminiau, kuris buvo knygoje, prieš tai buvusioje knygoje, mes iš Ąžuoliuko apie išėjimus į šokius šventojoje stovykloje. Kai vienas iš Ąžuoliukų sakė, mes išėjome į šventąją į šokius ir mes grįžtam ir matau, kad jau eina tokia vietinė hebrytė, su kuria gali būti visai ir nelinksma. Ir jie klausia, jūs iš Vilniaus? Ir jie dabar galvoja, sakysim, iš Vilniaus gali būti kauniečiai, gali būti blogai, sakysim, iš Kauno gali būti tie, gali būti blogai. Ir jie prasisuka, kad ne, mes iš Druskininkų. Spartino žingsnį ir nubėgo į priekį. Tai čia stovyklose gimdavo labai daug linksmų istorijų. Jo, bet tarp kitko, aš minėjau, kad ten galėjo vykti teoriškai konfliktai šokiuose su vietiniais, bet vietiniai šventojiškiai, aš nežinau, ar po pirmos, ar po antros stovyklos vasaros, reiškia, jie suvokė, kad ąžuoliukiečiai tai yra ne tie, kurie mušasi, su ąžuoliukiečiais apskritai yra gera pabendrauti. Tai nebuvo ten kažkokie draugiški santykiai, bet tai ir nebuvo muštinių santykiai, nes reikia turėti galvoje, kad tais laikais būdavo tiesiog garbės reikalas kauniečiams sumušti Vilniečius, Panevėžiečiam kauniečius ir, žodžiu, toks, reiškia, saugiausia buvo pasirinkti Druskininkus. Taip. Tai ąžuoliukiečiai niekados, bent jau mano žiniom, niekados kažkokius rimtesnius tokio pobūdžio konfliktus nebuvo įsivėlę šventoje. Tas gyvenimas Amerikoje. Tu atrodo, kad palikai, iš tikrųjų, yra knygoje ir laiškai, ir prisiminimai. Juos labai graudu skaityti, žinant visą gyvenimo pradžią ir tą sėkmę, kuri yra, ir dar turint omeny, kad gali būti, kad kitaip susikloščius kažkokiom aplinkybėm jis būtų galėjęs likti čionai ir toliau bendrauti, jeigu neaktyviai diriguoti ir vadovauti, nes aš kaip suprantu, jis jau ruošiasi, kad kažkaip palikti chorą. Tai iš tikrųjų labai jautru ir labai skaudu, žinokit, net kelia ašaras tie laiškai. Ir tas atsidavimas ir tas ilgesys to, ką čia palikai. Tas gyvenimas Amerikoje, kaip jisai klostėsi, kas ten vyko. Labai liūdna, jisai atvyko pas sergantį brolį ir nelabai ilgai trukus brolis mirė. Metam nepraėjus brolis mirė.
Ir jisai to požiūriu prarado atramą vienintelę buvusią, nes natūralu, kad brolio žmona ir ypač sūnus nelabai ten rūpėjo jiems kažkoks Hermanas Perelšteinas iš Lietuvos, iš Sovietų Sąjungos, iš kokio visai kito pasaulio. Tai jam teko suktis pačiam. Įdomu tai, kad vienas iš bandymų įsisukti buvo į NASA, reiškia vertėjų, taip. Taip. Ir tuo metu, kai jisai siuntė paraišką, jo nepriėmė, bet truputėlį vėliau jau patys iš NASA skambino, reiškia, kad, mums dar reikėtų vertėjo, ar vertėjo, žodžiu, jo, su tekstais dirbti. Vertėjo analitiko. Bet jau tada jisai buvo susiradęs pedagoginių darbų ir jisai visą laiką jų turėjo daugiau negu vieną pedagoginių. Tai ir mokykloje, ir universitetuose įvairiuose. Bet buvo etapas, kai jis buvo priverstas eiti į prekybos centrą ir prekybos centre reklamuoti traškučius. Kai ir dabar būna taip, ne, kai einame per prekybos centrą ir sako, mes čia kavytės turim, ar dešrytės turim. Tai... Va, o Perelšteinas darė jau nelabai jaunas. Tai. Bet, reiškia, vadinkim taip, įvairiai. Ir man tiesiog kartais stebindavo, nedaug, bet skambindavo žmonės, reiškia, kad, mes girdėjom, reiškia, kad jūs renkat informaciją knygai apie Perelšteiną. Tai va, žinokit, šiaip aš tikrai žinau, nes man pasakojo, kad jisai Amerikoje buvo milijonierius. Tai, nes jo brolis buvo milijonierius, jam visus milijonus paliko ir jisai norėjo Ąžuoliukui, reiškia, palikti, bet ten kažkokie pikti žmonės, vos ne žmona ten atvažiavo, visus milijonus atėmė. Aš išklausaus, ko gerai, ačiū už informaciją. Tada kitas žmogus, čia apie tikrai konkrečius du žmonės, bet aš neprisimenu nei vardų, nei ką. Kitas, o Jėzu, bet tai kaip gaila, reiškia, toks žmogus, jisai gimė, tai yra mirė visiškai skurde, reiškia, net savo buto neturėjo, pavalgyti, eidavo ten į prieglobsčius kažkokius. Sakau, iš kur jūs? Tai man pasakoja, man taip, žodžiu, tai tų tokių... Legendų. Skirtingose poliuose esančių legendų yra ne viena, o daugmaž tiesa yra tai, kad jis gyveno ten tokio paprasto vidutinioko gyvenimą, kaip pedagogas gyvena. Kiek aš atsimenu, iš pirmos knygos jis buvo sukūręs chorą ir jiem jau pradėjo, jisai pasakojo, skundėsi, kad Jungtinėse valstijose suburt chorą buvo šiek tiek sudėtingiau, nes ten užklasinių visokių veiklų buvo kur kas daugiau ir to chorinių dainavimų sudominti buvo šiek tiek sudėtingiau. Ir aš iš jo šiaip jau supratau, nes kodėl sakau iš jo, todėl kad yra išlikę jo įrašai, kur jisai pasakoja grįžęs jau iš Amerikos Ąžuoliuko pedagogams, Ąžuoliukams, reiškia seniesiems ir kitiems. Ir Vytautas Miškinis ar kiti žmonės jos yra įrašę tos pokalbius ir dėl to. Tai jisai sako, kad, reiškia, visų pirma, labai skiriasi patys vaikai iš principo, Amerikoje daug viskas laisviau, niekam nerūpi, ko tu nori, ta prasme, kad tu choro vadovas ar pedagogas, tai tavo reikalas, o mes turim savo laisvę ir mes ją naudosimės kaip įmanydami. Tai reiškia, tas suburti žmonės, jaunus berniukus į vieną vietą ir priversti jos siekti muzikinio tam tikro tikslo, reiškia, daug sudėtingiau jam pasirodė negu Lietuvoje. Kitas aspektas yra tai, kad jam visai neblogai sekėsi. Tik tai labai gaila, kad ta veikla nutrūko dėl sveikatos. Jo, ir jisai, bet vėlgi su tuo susiję yra man buvęs labai įdomus aspektas, kad aš susiradau abu jo Amerikoje buvusius asistentus. Vienas iš jų, aš neprisimenu, atsiprašau, vardų pavardžių, bet vienas iš jų toks, nelabai ryškus muzikantas, vadinkim taip, vietinės reikšmės, o kitas yra žymus pasaulyje, žymus simfoninis dirigentas. Va, ir abu iš jų kalbinau ir man iš tų pašnekesių labiausiai kas nustebino, kad tai yra žmonės
iš visai kitos kultūros, kurie tuo metu tikrai nebuvo nei uostę, nei patys lietę tos sovietinės, reiškia, kultūros, to sovietinio gyvenimo būdo. Ir Perelšteinas jiems turėjo atrodyti, nu, nežinau, sąlyginai kaip iš kitos planetos, reiškia, žmogelis, iš dalies taip ir atrodė. Bet nepaisant to, visi komplimentai, kuriuos jie išsakė man, reiškia, neatsimenu, per ką mes ten šnekėjom, per Messengerius kokius nors. Reiškia, tai buvo beveik žodis žodin tokie pat, kokius komplimentus sako Perelšteiną prisiminę žmonės čia Lietuvoje, kurie irgi tiesiogiai pažinojo. Tai man tas buvo absoliučiai, nu, ta prasme, mane pritrenkė, kad asmenybės galia ir įtaiga yra tokia, kad jos tiesiog nepakeičia tą kitokią ekonominę, kultūrinę formaciją. Jisai tiesiog, nu, kaip sako, kad šviesulys šviečia, jisai tamsoj ar šviesoj jisai šviečia. Tai galbūt su tuo kažkaip galima palyginti. Tai man kažkaip ir atrodė, kažkodėl aš visą laiką to ieškau vaikystėje, dėl to man atrodo, kad galbūt ta vaikystė ir tai, kas tuo metu buvo jį, o taip įdėta, nes vis tiek tu vaikystėje gauni tai, kuom vėliau švieti visą savo gyvenimą. Tai dėl to man ta vaikystė ir buvo tokia įdomi, ir nes jisai, suprask, kad jisai visą laiką buvo toks pat ne tai, kad protingai, labai inteligentiškas, kilnus, žinantis etiketą. Žinantis etiketą, juk tuo metu sovietmečių mažai kas paisydavo tam tikro etiketo, kurio jis išmokytas buvo dar tarpukurį ir tas etiketas jį lydėjo visą gyvenimą. Mažiausiai žinoti, kokiu šaukšteliu ką reikia valgyti ir iš kokios taurės ką reikia gerti. Ir galbūt ąžuoliuko sėkmė ir yra tai, kad jisai turbūt panašaus kažkokio tai lygio ir tikėdavosi iš savo mokinių. Juk dėl to kažkaip mes ąžuoliuke ir įvairių mūsų ir mes labai visi skirtingi, bet kažkoks toksai yra, bent jau būdavo vidinis atsakomybės jausmas. Kažkas tokio žodžiais nelabai įvardyjamo. Ir toks, sakyčiau, kokybės ta kartelė šiek tiek kilstelėta, aukščiau, bent jau tikrai akivaizdžiai aukščiau tos kiemo kasdienybės, vadinkim, kiemo, kuriame dominuoja ten, nežinau, kas futbolas, slapti parūkimai ir neslapti keiksmai. Tai tikrai aukščiau to. Nu, ta prasme, tai vėlgi ne idealūs, ne angelai susirinkę, bernai labai įvairūs ir mušasi, ir keikėsi, ir parūko, ir alaus išgeria, viskas tvarkoja, ir slapta, ir neslapta. Tai, dabar aš nenoriu sudaryti to įspūdžio, kad ar čia Perelšteino laikais tai buvo kitaip, negu kad žmonės gyveno. Ne, gyveno taip pat ir pasislėpę gerdavo talų ir rūkydavo ir panašiai, ir keikdavosi ir muždavosi. Bet bendras fonas, bendras lygis, į kurį tu nenori, būdavai priverstas orientuotis, tai jisai buvo ir yra aukštesnis negu vidurkis ar mano gilių įsitikinimų. Aš, man atrodo, žinok, turiu pasiūlymą, o mes paklauskim publikos, gal jiems norisi kažko paklausti, nes jau čia tarškam. Gerai, turbūt per ilgai, aš taip norėjau chronologiškai. Tai čia ne dėl tavęs. Ne dėl manęs. Čia šiek tiek pasakyti. Taip, žinoma. Nes aš jau labai jaudinuosi. Ta prasme, kad mano tėtis gimęs 13 metais, jis taip pat buvo Norilsko lagerio kalinys, buvo našlaitis. Mūsų šeima, mokytoja buvo ištremta, tai visa tai, ką jūs pasakojate iki karo, viskas manyje buvo nuo pat vaikystės, lygiai taip pat. Ta kultūra, tas auklėjimas, atsimenu, kaip teta sakė, ten pamatė mane, sako, su berniuku kalbant, kuris berniukas sėdėjo ant palangės. Čia teta iš vaikystės prisimena iš mokyklos. Sako, pasikviečia mokytoją, tu sako, nekalbėk su berniuku, jeigu jis taip su tavim nepagarbiai elgėsi. Tai va tokios smulkmenos užsifiksavo irgi vaikystėje. Ir kas man įdomiausia, kad mane į Čiurlionio mokyklą, mes gyvenom, aš gimiau Joniškėlių, Pasvaly, Biržuose, tėtis buvo ujamas irgi metamas iš darbų, pergyveno va tuos pačius visus tą, ką Perelšteinas pergyveno grįžę. Tai šitą aš viską žinau
net vienu metu mama sakė, net norėjau po traukiniu lįsti, tai mama sako, ką man daryti su mažam. Tai čia tokios kaip ir bendros tos tendencijos. Ir mane atveda, aš atsimenu, kad darželį irgi kažką ten pagrojau, man leido ant pianino pagroti iš klausos ir atveda į Čiurlionio mokyklą. Ir Čiurlionio mokykloje tuo metu buvo nepaprastai gera aplinka, buvo direktorius Trinkūnas, tai irgi asmenybė, tėvai pasakodavo, persisirinkimą pasidavo. Bet svarbiausia, aš tokia buvau laiminga, kad aš patekau, man likimas lėmė, pas mokytoją fortepijono Lydiją Dorfman. Tai tokio lygio pedagogė, kad jinai, dėka to, aš groju, aš buvau nesluošinta, kaip, pavyzdžiui, dabar visai neseniai žiūrėjau, vakar Žlavio koncertą ir žinau, buvo, kai jis į Džiulijardą stojo, kad jam laisvino rankas ir dabar grojant matau. Ir žinau, ką reiškia puikus mokytojas. Ir maždaug apie 70-metį iš Čiurlionio mokyklos daug žydų išvažiavo. Vat baigėsi tas laimingas laikotarpis, kad jums reikia žinoti tą istoriją. 60-ais, kai po Stalino mirties buvo ta Chruščiovo atšilimas. Tada visa kultūra, visa pakilo. Ir tada vat, viskas tas įėjo į tą Ąžuoliuko aukso fondą, kas buvo labai gerai. Ir tada po to jau vėlgi ateina Brežnevas, pas mus ateina Griškevičius, buvo Snieškus, jo buvo žmona žydė, kažkaip viskas kitaip ėjo. Atėjo Griškevičius, ten iš vieno kaimo su Jozenu, Jozenas ten pavydas ir visą tai aš mačiau ir pergyvenau. Tai buvo neįmanoma. Jozenas, čia gal ne visi žino, kas yra Jozenas. Jisai buvo katedros vedėjas, tai muzikantas. Tiesioginis pareiškino. Tiesiog, ir po to tas laiškas, ir jau nenuklystant, turiu tiesiog nepaprastą pagarbą Dariui išreikšti. Be galo įdomi knyga parašyta. Taip surinkta, taip viskas, aš ir iš galo, ir iš pradžios, ir nuo vidurio, ir vėl. Ir atrodo, kad uždusino to visos informacijos, nes pažinojai žmogų, bet tu visus smulkmenų nežinai. Bet gal jūs galite papasakoti dar kokius nors iš savo studijų laikų prisiminimus apie jį? Ir tada dėka to man pasisekė, kad aš po to jau gerai grojau ir patekus į konservatoriją tuo laiku, mane jau koncertmeisteriai neleido aukštojai, nes tik nuo 3 kurso. Tai tallat Kelpšoj grojau, o nuo 3 kurso iš karto irgi pradėjau groti, pati dirbti ir mokytis. Su Perešnu pirmą kartą susidūriau 73 metais, pirmam kurse dėstė chorvedybą. Iš karto buvo aišku, kad tai asmenybė, kad, žinokit, tikrai buvo vunderkindas, tikrai neeilinių gabumų, kaip aš dabar iš šono žiūriu. Tai tas pats, kas, pavyzdžiui, pas Mozartą mokytis, pas bet kokį dėsnį. Tai iškrenta iš bet ko, iš visos aplinkos. Ir tada atsimenu, kad aš patekau ten pas ilgas kelias, pas dėstytojus kovojau iki to, kad net, reiškia, sakiau, išeisiu, bet aplinka buvo tokia, kad nebuvo pas ką mokytis. Viską, ką dabar sako žvaigždės, ten iš Leningrado, ten Kazakaus, ten dar kas, viskas yra tas nulis. Kaip aš ir galvojau, kaip ir jaučiu intuityviai. Bet aš kažkaip patekau pas Gylį, tada irgi Ąžuoliukas, ir mane, žinot, dar kas stebina, vat jūs turite žinoti. Aš, kai praėjau tokį savarankišką kelią muzikanto, kovodama už tą, nebuvo taip, kaip dabar galvoju, kodėl pas mus dar užsienį daug kas pripažįstama, kad ir Gražinytė, kodėl Lietuvoje ne. Todėl, kad dar visa atmosfera yra tas sovietinė. Kodėl Rinkevičiui orkestrą pastatė salę, kodėl jį priėmė į akademiją dirbti dėstytojų, kad jis savo sūnų mokytų, kodėl jis į Suomiją įstojo. Pas mus viskas dar sovietinis yra. Ir tada, kai aš iki to, apie Perešną, kad pas Perešną ateiti man mintis, man iš karto buvo, man gėda būti eit pas tokį žmogų, mokytis, kas aš čia tokia eilinė, pelytė. Ir kažkaip tai, bet kadangi mane paskyrė tada ir koncertmeisterė, aš jau dirbau pas Gylį, tai visi, kurie studijavo, Ąžuoliukai, Vildžiūnas, Kačinskas, ten tą visą kursą, eik pas Pašką Udrutę. Tai tada taip ir, bet jis tikrai buvo geriausias iš tų laikų, aišku, išskyrus Peršteiną. Ir
vis tiek aš tą ąžuoliuką sekiau ir vis tiek matėsi, kad tikrai jis iškrenta visą galvą aukščiau už visą tą Lietuvos kultūrą. Ir paskutiniam kurse man pasisekė taip, kad Gilis išvažiavo stažuotis į Austriją. Jam padarė turbūt irgi Peršnenis tam tą stažuotę. Ir tada aš patenku į klasę pas Peršneną ir groti kartu komponuoti ir dėstyti. Ir atsimenu, buvo toks momentas, kad aš sudūriau pirštą per krepšinį. Nu ir galvoju, negi aš dabar eisiu ir sakysiu, kad aš negaliu groti. Ir koncertmeisterė, kaip čia atrodo. Nu ir ateinu pirmą kartą, atidarau duris. Sako, tai va, čia iš Vilio tave gerai. Tai ką tu dabar diriguosi, tai Verdi Liberame ten iš Requiem. Tai tu man pagrok partitūrą. Nu ir aš groju tą partitūrą, ten yra 32 tararam, tararam. Ir jisai viską pragrojo, jisai sako, žinai, tu puikiai groji, sako, bet kairę ranką padirbėk. Negru, o čia buvo pirštas sutinęs. Tai kaip pasakiau, tai va. Tai man tokia yra mintis. Kadangi aš praėjau pati kovodama už tą, kad kur man pasiimti kažką geresnio, į užsienį išvažiuoti negalima. Tai man toks požiūris apie ąžuoliukus, apie jūs ir iki šiol, kad jūs tiesiog buvot laimingi vaikai, turėdami, kaip sako, tokius tėvus, ir tokį tėvą ir pedagogą. Jūs net nežinojot, kas yra blogas pedagogas. Ir jūs dabar, tokie visi ir išaugę tame. Jūs nepraėję to sunkaus kelio. Iš dalies laimingi, bet iš dalies jūs galvojat, kad Peršnenas, toks. Jis buvo tiesiog genialus žmogus. Jums reikia atsitraukti dabar, kad jį įvertintumėt. Nes jis ne viską sakė. Tai, kad jis norėjo iš ąžuoliuko, čia aš jau pasenau, ar ką, tai yra nesąmonė. Groja Barenboimas, groja Šyka, dabar girdėjau, visi groja iki mirties. Ir dar ką. Aš čia ne veltui replikuosiu iš karto, bet ne savo žodžiais. Sakot atsitraukti. Ką sako Juozas Domarkas? Kai iš didesnio laiko nuotolio pažvelgsime į Hermano Perelšteino asmenybę ir jo įtaką, į jo sukurtą ir puoselėtą mokyklą, už kurią jis tiek, kiek galėdamas kovojo, tuomet pamatysime, kad jį pervertinti labai sunku. Tai iš tikrųjų neeilinis žmogus. Tai čia ne aš sakau, čia Domarkas sako. O dabar pasakysiu apie Domarką. Pirmas minėjimas, kai išvažiavo Perelštenas, buvo 20-metis, taip? Taip. Ir buvo taip. Jokio Perelšteino verslo neminėjo. Jokio. Ir Sondeckis, ir Domarkas net neištarė. Gilys atsistojo ir pasakė. Visgi mes turime pasakyti, kas yra ąžuoliuko. Tik tai Gilys. Antras momentas, prieš išvažiuojant. Duriuflė Requiem, partitūra, visos partitūros jau buvo pragrojimas klasiai, studentam, viskas. Atsimenu ir aš į repeticijas irgi eidavau, nes tiesiog žiūrėdavai, kaip dirba. Ir filharmonijai dainuoja Duriuflė, repetuoja. Perelštenas vaikšto tuo salėj, o Domarkas Juozai išmok partitūrą. Va šitaip. Man, pavyzdžiui, Domarkas nesmenybė. Man yra tas pats sovietinis, Rinkevičius, Domarkas. Tai vat jūs žiūrit, jie visi geri dabar. O ką jie tada? O kaip tada, aš atsimenu, vat Augustinas parašė knygoje apie solfedžio, kur jisai rašo. Sako, o jis buvo kursų žemiau. Ta prasme, aš 5, jis 4, o aš jam akomponavau, Mocarto Requiem, pavyzdžiui, diriguoja, viską komponuojam. Tai ką pasakė Augustinas? Man sako, žemė iš po kojų slydo. Buvo sunku suvokti, kad šitą žmogų, išvarė. Tiesiog, nors visokios mintis buvo. Ir tuo pačiu prisimenu, kai jau tikrai visi tie įvykiai, tą sausio 13, viskas taip staigiai ir staiga Perelštenas atvažiuoja. Tai akademijos susitikimas ir Jakilaitis ten buvo. Ir aš prisimenu, nusipirkau rožių ir kažkaip man reikėjo pasakyti to žodžius, tai aš palaukiu, kol man leis užlipti, ne taip paduoti gėlę, bet pasakyti. Ir aš pasakiau, taip stovi Perelštenas, sakau, man pirmą kartą negėda ateiti į šitą aukštąją mokyklą.
Ir čia jums juokas, o aš... Ne juokas, čia geras juokas. O aš stoviu ir aš jaučiu, kaip aš krūptelėjau. Iki kokio skausmo žmogui buvo įvaryta tai. Iki kokio, aš tiesiog sunku įsivaizduoju dabar, vat, išvažiavo į užsienį, visi pažiūrėkit, kiek daug jaunų specialistų pripažinti. O tais laikais viskas. Tu matai, tu daužai galvą, matai, čia genialu, bet tu negali nieko padaryti. Va, čia yra. Taip, kad Dariau, tu viską dar kaupk, rašyk kuo geriau, nes tiesiog reikia tą istoriją žinoti ir tų atsiminimų vat, iš to laikotarpio. Aš irgi prisimenu, vis tiek tėvų pasakojimus. Pati mačiau, kaip tėtis ką gavo, reabilitacija, tada buvo reabilitacija. Dar ką prisimenu, va toj knygoje irgi sužinojau, Ąžuoliukas buvo geriausias Pabaltijy choras. Kiek metų, ar ne? Pabaltijy buvo geriausias. Tokio konkurso nevyko, bet... O aš prisimenu, kai mes pirmą kartą su Čiurlionio mokyklos choru ir Noreika grįžo į stažuotės Italijai ir jis repertuarą, Bacho nuo Ave Marija, ten Donizetti, dar kažko, visa ta klasika, kuri dainavo. Ir mes važiavom, vat, Čiurlionio choras į Rygą. Į Rygos filharmonijos koncertas buvo. Ir ta muzika, aš atsimenu, kad tiesiog padainavom Bacho Guno Ave Marija, o Noreika po stažuotės, žiūriu pirmoji eilėj, ašaros bėga, žmonės ekstazijai. Ir po to mes sužinom, ir po to, kai nepriklausomybė buvo, Rygoj absoliučiai, kiek ten rusų buvo, daugybė procentų, ten viskas buvo užšalę. Lietuvoj jau buvo visai kita atmosfera. Čia irgi va tas turėjo. Jie nebuvo girdėję tų kūrinių, tokių, kurie ten net nebuvo poreikio, nesakau. Per nepriklausomybę, kas sakė, kad, sako, rygiečiai bijojo išeiti į miestą, nes 80% rusų. Ne, mažiau. Taip. Dabar. Bet jie bijodavo išeiti. 40. Aš pati, pavyzdžiui, 60. Bet, mokytoja, atsiprašau, bet mes labai nuo temos nuklystam. Gal... Ta prasme, aš noriu paaiškinti tą, kad tu knygą parašai puikiai. Bet kai jūs dar nepajuntat, kad tai, ką žmogus yra, ne tik tai buitinis dalykas, kur šalia jūsų, jums atrodė taip. O čia iš tikrųjų žmogus buvo toks, kad jam reikėjo erdvės, jį reikėjo leisti koncertuoti, jis visur turėjo būti žvaigždė. Ir va čia likimas jam, kaip sako, pakišo koją. Vat aš tą norėjau pasakyti. Žodžiu, neįvertintas. Jeigu galima, aš irgi dar porą trumpai. Tas buvo tuo laikotarpiu, imkim 69 metus. Mano specialybė yra visai kita, biochemija. Pas mus žydaitės studentės geresnis ėjo vėliau už mus paskutinės. Ir už tai man visai negyvas, kad jis buvo tik einantis docento pareigas. Matot. Jis reiškia, ir buvo, kaip sako, neatsidavęs tai valdžiai, ir dar priedo žydas. Ir dar priedo tremtinys. Tai jis turėjo visą komplektą, visą puokštę. Taip. Ir jisai niekada nenusilenkė tai valdžiai. Nes pažiūrėkit. Žmonių aplinkoje, jis visada turėjo pagarbą. Taip, ir mes nežinojom. Juk lengva, įstok į partiją ir tu docentų tapsi per dieną, turbūt taip, ar netiesa? Taip. Laikai buvo labai sunkus. Dabar sunku šitą. Mums sunku, tai tiesiog mes to negalime suvokti, mes vertinam iš tų faktų, kuriuos perskaitom. Bet visus susumuodami galim daryti tam tikras išvadas. Aš tai, pavyzdžiui, atsimenu iš atminties. Bet, pavyzdžiui, man tėvai perdavė vis tiek, kad skaitau atsiminimus, tai yra tokie dalykai, kad, ir dabar jūs matot, kas dabar vyksta. Ir dabar matot, kas vyksta. Labai ypatinga asmenybė, kurią tikrai galima daug kalbėti, bet kadangi po biškį žmonės skirstosi ir labai norėčiau, kad vis dėlto užbaigtume šį renginį kartu.
Tai aš norėčiau labai padėkoti šiam puikiam duetui. Pirmą kartą duetų darėm. Kad ąžuoliuko auklėtiniai, nes tiesiog be jokių paruoštukų, be nieko. Čia profesionaliai kalbasi, mes čia su žurnalistologija apsitarėm, kad jūs čia reikia visas laidas kviesti. Rafikai, tave irgi kviesiu moderuoti. Gerai. Žinot, labai man asmeniškai tiko, Rafailai, tavo pasakyta mintis, kad asmenybė susiformuoja vaikystėje. Ir aš norėčiau pacituoti Dariaus šioje knygoje įrašytus Perelšteino prisiminimus. Tokias ištraukėlės paskaitysiu, trumpas ir vieną esminę. Perelšteinas konservatorijoje turėjo stoti, kadangi buvo atranka pas tokią mokytoją Giršovičienę. Ir jisai rašo, kad ateina, žodžiu, jisai atsisako ir ateina pas jį mokytoją, kuris sako, man pasakė, kad jūs nenorite dalyvauti perklausoje. Žinot, aš labai jaudinuosi, bijau groti. Tikriausiai prisigalvojau dar ir kitokių dalykų. Bet kaip tuomet man jūs priimti, klausė mokytoja. Aš dėstytojai pasakiau, visi sako, kad mano gražios akis. Priimkite mane už gražias akis. Buvau baisus nachalas. Galų galiai įkalbėjo mane pakilti laiptais į viršų. Komisijoje buvo Balys Dvarionas, kitų neprisimenu. Dvarionas paklausė, ką grosite? Pradėjau Šopeno etiudą, pagrojau pirmąjį puslapį, girdžiu, užtenka, jūs priimtas. Taip aš tapau Giršovičienės studentu. Ji tiesa iš pradžių priekaištavo, kad mano rankos netaip pastatytos. Na ir jis toliau pasakojo, kaip jam sunku buvo studijuoti ir konservatorijoje, ir medicinoje vienu metu, kaip daug dubliavosi dalykų. Bet paskui jų tokia esminė citata, kuri man asmeniškai tikrai labai atspindi šio žmogaus asmenybę. Jisai sako, aš visuomet buvau darbštus, ne tiek gabus, kiek darbštus. Ir dabar, vertinant studentus, man visų pirma svarbu jų noras dirbti. Talentas be darbo nieko vertas. O rimtas darbas net be talento dažniausiai duoda gerą rezultatą. Ir mano gyvenime tai pasitvirtino. Manau, kad man gyvenime pavyko pasiekti neblogų rezultatų, nors nesu nei labai talentingas, nei labai gabus. Esu eilinis žmogus, tik darbštus. Va taip jisai save apibūdina ir manau, kad tai įvedė per tą sunkų, neįtikėtinai sunkų gyvenimą. Tas darbštumas ir toks ryžtas nepasiduoti. Visiškai sutinku, tai ačiū. Ačiū labai. Visiems. Ačiū labai. Ačiū.